To ne, mes jį prisimenam, tikrai ten ir akis draskė. Ir aš tą suprantu. Ar aš turėjau laiko tai padaryti? Tai čia jau yra kitas klausimas. Šiuolaikinis mokytojas neturėtų rašyti lentoje. Bet žiauru iš tikrųjų, kad tu pabaigi savo visą karjerą, visą darbą su tokia mintim, kad, laukiau, nesulaukiau, tai ir pabaigiau. Bet, Mūsų niekas negirdi. Duodu, o mainais kaip nieko negaunu, tik tai vilti, kad vieną dieną bus geriau. Mūsų, švietimo vadyba iš esmės yra tokia skistoka. Tai sveiki susirinkę, kaip susirinkime kokiam. Antroji mūsų laida ir mūsų pašnekovas yra lietuvių kalbos mokytojas. Ar jau sakyt buvęs mokytojas? Ne, visada esamas, man atrodo. Taip ir reikia, manau. Tai kokios nuotaikos šiandieninės, kaip jautiesi? Šiaip tai jaučiuosi toks visiškai atsipalaidavęs ir šiandien turbūt gal buvo tokia pirma diena, kada tiesiog supratau, kad jau mokytojai eina į darbą šią savaitę. Jau jie sėdi posėdžiuose, darbo grupėse įvairiose, o aš 9 valandą išlipau iš lovos, pasidariau kavos, atsisėdau balkone ir neskubėdamas taip ir galvoju, kad mano visi metai bus tokie. Turbūt aš taip atsikeliu savo laiku, turiu savo atskirą režimą, nepriklausomą nuo kokių nors išorės faktorių ir taip šiandien taip gerą pirmą kartą turbūt pasidarė. Per visą vasarą. Taip. Tai aišku, čia labai daug nuo idėjų ir straipsnių ir visko apie tavo šeimą, bet norisi nuo pat pradžių pradėti. Kaip tavo visa vaikystė, nuo ko galbūt vaikystė atsirado tas noras būti mokytoju? Ar vėliau šiek tiek kažkada. Tai man labai įdomu, kada tas aspektas, kada supratai, kad viskas, jau tikrai būsiu mokytojas. Čia sunku pasakyti, vaikystė labai permaininga tokia. Vieną dieną norėjau būti traukinio mašinistu, vieną dieną norėjau būti kunigu, po to norėjau būti gydytoju, žodžiu, visokių ten tų profesijų buvo iškilę, nes kiekviena atrodė savaip žavinga arba koks nors įvyko lemtingas susidūrimas turbūt. O mokytoju turbūt supratau, kad gal ir visai galėčiau ar norėčiau būti kokioj gal 7 klasėje ar 8 klasėje panašiai, nes labai patiko burti, organizuoti, visiems aiškinti, nurodyti, instruktuoti, žodžiu, man ten organizuoti keliones, kokias nors ten su kiemo vaikais, žodžiu, jeigu mokykloje ką nors naują išmokstu, žodžiu, būtinai kiemo vaikai visi turėtų irgi tą mokėti. Ir mokykloje aš labai pakankamai neblogai jaučiausi taip ir akademiškai, ir tokiam neformalio ugdymo srity. Tai man ten buvo įdomu ir kasmet vis įdomiau ir daugiau iššūkių ir visa kita. Tai kažkaip ir pagalvojau, kad o kodėlgi ne, man atrodo, kad tokia prigimtis jau mano tokia eiti į žmonės ir ieškoti būdų, kaip ten arba juos apdoroti, arba kaip jiems padėti. Kaip nors tai jinai jau kvietė, šaukė, nežinau, nors aišku buvo blaškymosi tokio, kai reikėjo pasirinkti gimnazijos profilį, nes buvo profilinis ugdymas tuo metu, ar aš noriu į mediciną eiti, ar aš noriu ką nors su lietuvių kalba, su pedagogika daryti, bet 9 klasėje viskas įsisprendė ir tada jau kryptingai, galima sakyti, pasukau filologijos link. Dar tiksliai nežinojau, aš norėjau eiti į mokyklą, mokytojai rekomendavo eiti į universitetą, bet mokykla pasirodė gerokai dinamiškesnė, patrauklesnė negu universitetas, tai nuo 9 klasės turbūt ten ir sukau vienaip ar kitaip. Tai aš kaip suprantu, čia tiesiog pats iš savęs kilo noras, nebuvo taip, kad supratai, kad žinai, kad turi tą mokytoją autoritetą ir galvoju, tikrai būsiu mokytojai, nes čia turiu tokį pavyzdį puikų ir viskas, aš dėl to noriu būti, nes turiu nuostabų pavyzdį, bet čia jau pats iš savęs nebuvo to, kad... Man visi mokytojai buvo turbūt kaip pavyzdys. Kol mokiausi pradiniai mokykloje, visai žavinga atrodė ir pradinių klasių mokytojas, ir auklėtojas. Kuo labiau augau, brendau, aiškiau supratau, kad tikrai pradiniai mokykloje negalėčiau dirbti su savo kantrybė, arba tiksliau jos stoka, tai turbūt jau ten man ne vieta, o aš mokykloje, nežinau, man visi mokytojai, kiekvienas buvo savaip autentiškas, unikalus ir kiekvienas vis įdomesnis ir aš visus juos gerbiau, gal aišku dabar kas sakytų, ne, mes jį prisimenam, tikrai ten ir akis draskė ir taip toliau, ir gal sakytų, kad būtent, ir tikrai sakytų, kad ne, ten pagarbos gal buvo nedaug, bet man ta
Aš kaip supratau, kad aš gerbiu, man kiekvienas buvo savaip toks veiksmingas, galėčiau sakyti, kuris padarė įtaką, ar viena mokytoja vienoje srityje, kita mokytoja kitoje srityje, ar gimnazijoje, ar progimnazijoje, žodžiu, ir visą kitą. Ir ten augau lydimas puikių mokytojų autoritetų, tikrai jau su lietuvių kalbos mokytojom, jau man taip gyvenime pasisekė, aš neįsivaizduoju, ar gali kam nors labiau pasisekti, žodžiu, ir pradinių klasių mokytojai, ir lietuvių kalbos mokytojos, ir gausybė kitų mokytojų, tai tikrai, bet aš manau, kad kiekvienas mokytojas turbūt žadino vis labiau tą prigimtį mano, žodžiu, kad turėčiau tą kryptim irgi judėti ir taip toliau. Ir manau, kad tikrai be mokytojų pavyzdžio, be mokytojų palaikymo, galbūt tokio orientavimo netgi, gal ir nebūčiau nuėjęs iki tos filologijos, galbūt nebūtų atskleistas tas literatūros grožis, tos kalbos galimybės, žodžiu, ir visos mokytojo veiklos perspektyvos, kiek man kaip mokinių buvo pajėgų suprasti ir taip toliau. Tai aš manau, kad tiesiog mokytojai prisidėjo prie tos prigimties sklaidos, gal pavadinkim taip. O kodėl lietuva ne matematika, pavyzdžiui? Fizika, chemija. Taip. Nežinau, fizikos aš tikrai nesupratau mokyklai. Kartais buvo įdomu, tikrai, kai supranti, aišku, visą laiką įdomu. Aišku, 9 klasės, aš dar dabar mokiniams irgi giriuosi, 9 klasėje fizikos mokytoja taip išmokė apskaičiuoti šilumą, kad aš iki dabar tos formulės dar atsimenu, nors 11-12 fizikos nesimokiau ir gyvenime ten tik tai minimaliai teko daugiau susidurti, bet žodžiu mokytoja, kadangi buvo labai stipri, autoritetas toksai ir ta fizika tokia buvo su baime 9 klasėje, tokia pagarbė ta baime ir aš jau taip jau kaip ėmiau tą šilumą į save, tai iki šios akimirkos atsimenu, bet man tiesiog, aš dabar pagalvojau, kad man būtų nuobodu. Turbūt man patinka su jais kalbėti apie tai, kas jų gyvenime yra galbūt emociškai, dvasiškai ar kaip nors kitaip socialinė prasme aktualu, kuo jie gyvena ir taip toliau. Ir suprantu, kad, aš aišku galiu priartinti ir fiziką tą pačią, paaiškinti, kodėl ten žaibas, kodėl griaustinis, kodėl ten kas, bet ar tai mūsų kasdienius pokalbius vienaip ar kitaip praturtina ir mes suartėjam kaip nors, tai gal ir ne visai taip. Aš galiu ir ne taip tą fizikos esmę suprasti. Tai čia būtų gal ir kitas niuansas, bet man visą laiką norisi padėti žmogui gyvenime orientuotis. Ir ta lietuvių kalba, literatūra, visos tos ugdymo galimybės, žodžiu, man atrodo, yra pats patraukliausias turbūt formatas ar patraukliausia tokia sritis. Na, aišku, dar dorinis ugdymas galėtų būti, ar filosofija, galbūt ir istorija, tie patys socialiniai mokslai, bet mano požiūriu literatūrinis ugdymas ar literatūros mokymas mokykloje yra būtent ta terpė, kuri leidžia man turbūt paliesti visas įmanomas temas, žodžiu, priartėti prie kiekvieno įmanomo žmogaus, kuris leidžiasi prisijaukinamas arba tiesiog prisileidžia kitą žmogų ir taip toliau. Tai man čia yra tokie vandenynai galimybių, kad aš nežinau, per gyvenimą įmanoma ten bent jau lašą išsemti iš viso to. Bet tu dirbai gimnazijai, taip? Tai kodėl ne progimnazija? Kas būtent tai? Kodėl vyresnio, ne šiek tiek mažesnė? Teko man keletą mėnesių padirbti ir progimnazijoje, 5-okai, 6-okai buvo, tai supratau, kad tikrai ne mano laukas. Ir taip toliau, aišku, yra įdomu, savaip, žaisminga, dinamiška, ten tie vaikai auga, bręsta gerokai greičiau ir tą sąmonėjimą jų pastebi irgi pakankamai greitai, bet vis dėlto, pokalbiai tam tikri turi ribas, temos irgi turi tam tikras ribas, jų jautrumas, žodžiu, irgi jų sąmoningumo, ten tos ribos irgi yra dar tokios, labai nežymios, gal reikėtų taip sakyti. O jau gimnazijoje tu gali kalbėti kaip su pakankamai brandžiu žmogum, gali diskutuoti, argumentuotai, aiškintis, tu gali vėlgi iš pačių mokinių sužinoti tiek naujovių, įdomybių, ar vėlgi atsiveria kitokios interpretacijos galimybės, būtent žvelgiant iš šiuolaikinio žmogaus, jauno žmogaus perspektyvų, apie ką mes kartais mokytojai net nesusimastom, net gal nesam įkritę į tą jų šiuolaikinį kontekstą, arba jis mums jau kartais yra nebepasiekiamas, nes viskas taip greitai kinta, kad kartais literatūros pamokose išmokstu daug tokių įdomių, naujų dalykų, žodžių, terminų ir taip toliau. Tai man ten yra tokio ir asmeninio tobulėjimo galbūt daugiausia pačiam kaip mokytojui, nesustabarėti, neužmigti ant laurų, negalvoti, kad aš jau viską žinau ir jeigu jau vieną kartą išmokau vieną kūrinį analizuoti, va čia jau viskas, jau čia aš jau esu pasiekęs savo viršūnę. Ne, tai yra nuolatinis atsinaujinimo toks procesas ir tie, ypač abiturientai kokie nors, jie, kaip sakyt, yra tokie
katalizuojantis ir mokytojo mąstymą ir aš kadangi dažniausiai tų tokių mąstymo iššūkių nebijau, tai būna pamokos tos labai labai įdomios ir pakankamai prasmingos, efektyvios, galėčiau sakyti, tai man ten yra įdomiausia, man iš tikrųjų pačiam kaip žmogui yra įdomu būti tokiam nuolatiniam atsinaujinimo procese. Bet kaip padaryti tą lietuvių pamoką, kad jinai būtų tikrai labai įdomi? Aš aišku turėjau... Traukianti. Taip, aš turėjau irgi lietuvių kalbos mokytoją, man visiškai autoritetas, dėl kurios irgi pasukau pedagogikos link, nuostabi mokytoja tikrai. Ir šiandien dar kaip tik buvo susirinkimas mokykloje ir pavaduotoja sako apie lietuvių kalbą, nes jinai lietuvių kalbos irgi mokytoja yra, šiek tiek šnekėjo. Ir jautėsi šios balso taip, kad vaikai taip nemėgsta tos lietuvių kalbos, jie taip nenori ją eiti, tie pažyminiai visokie išplėstiniai dalyviai ar kaip ten. Ir tada tie kūriniai, sako, neskaito ir panašiai. Ir matos toks nusivylimas, tai kaip padaryti, kad ta pamoka būtų įdomi tokia? Na, aišku, tai čia pirmiausia mes remiamės turbūt į laiko resursus. Jeigu tu turi pakankamai laiko, tarkim, turi pamokų 10 kokių savaitį, 15 čia jau turėtų būti maksimas. Turi, tai tada tau pakankamai lieka laiko, kad galėtum tą pamoką ir metodiškai padaryti įdomią, patrauklę, žaismingą kokią nors. Tu gali ir tada turinį pritaikyti irgi prie jų konteksto, pavyzdžiui, ir tie patys ten, tarkim, išplėstiniai pažyminėjai, ne? Tai vėlgi tu gali rasti tokių pavyzdžių, kurie bus tiesiogiai susijęti su mokinio patirtim, jiems bus įdomu, gali linksmų, kurioziškų kokių, kad jiems tiesiog net ir gramatika taps įdomi. Aš tą suprantu. Ar aš turėjau laiko tai padaryti? Tai čia jau yra kitas klausimas. Tai jeigu tu neturi laiko pritaikyti tą turinį prie mokinio tos tikrovės, tai tada, aišku, tu tą pamoką stengiasi padaryti kokią nors įdomesnę, ar rungtyniauti, konkuruoti, žaisti, ar ten, nežinau, atsiranda koks nors azartas, kad jeigu kas pirmas padarysit šituos 5 sakinius, žodžiu, plus 1 balas prie kontrolinio, žodžiu, ar ten vis stengiasi visą laiką kaip nors juos įtraukti, kad jiems tai būtų ir patiems aktualu, nes dažniausiai, ką man to reikės. O ką darai, kai tai pasako, ką man to reikia? Susipykstam tada. Aš draudžiu tos klausimus kelti, žodžiu, nes tiesiog pavargsti aiškinti tą patį ir galvoju, subręsit, prieisit tam tikras gyvenime ribas ir visą kitą ir patys suprasit, tiesiog, yra dalykų, kurių tiesiog jaunam žmogui tu tiesiog negali įsprausti į smegenis, kad jums to tikrai reikės ir jie tiesiog, kai gyvena, jie ilgainiui supranta, kad, iš tikrųjų, bet gali praeiti ir 10, 20 ar 30 metų, kada jie atsigręš ir sakys, iš tikrųjų, ir ėmė ir prireikė. Tai neapsikrauni. Aš kažkaip tai galvoju, kiek galima čia su jais apie tuos pačius dalykus kalbėti. Vienoj pamokoje paaiškini, ateis kitą, vėl tą patį turėsi aiškinti. Ir tas įrodinėjimo kelias jis labai labai ilgas ir tiesiog išvaistai laiką, išvaistai energiją, o jiems dažniausiai ne tiek rūpi, kad kam man to reikės, kiek būdas išprovokuoti, nežinau, nors dėmesio nuokrypį, kad realiai pamoka nevyktų, ar dar kaip nors kuo mažiau laiko liktų ir visa kita, tai aš jau kartais suprantu, aišku, kartais būna taip, jie randa tokią nišą, kad paklausti ko nors, kad aš žiūriu, kad jau užsižaidžiau, bet tai čia jau ir talentai tie mokiniai, kurie sugeba taip tą dantį užkalbėti. Irgi, aišku, būna ten nuotaikų visokiausių ir taip toliau, bet jeigu turi laiko, kiekvieną pamoką, pačia neįdomiausia tema tu gali padaryti tokią spalvingą, kad jinai ten įstriks mokinio patirtį ir visą kitą, bet kai tu neturi laiko, tai eini pačiu paprasčiausiu keliu, tu nori, kad ta pamoka tiesiog įvyktų. Ar įsineša iš tos pamokos, ar ten daug lieka ko nors, ar jisai suprato, ar jisai pritaikys, ar jisai supras pritaikymo galimybės ir perspektyvas ir taip toliau. Tai aišku, jau mes to dalyko nesvarstom, nes kai tu turi, tarkim, 7 pamokas kiekvieną dieną, tai ir dar nori gyvenimą gyventi, tai tada, aišku, mes jau nekalbam apie tai, kad aš dar sėdėsiu 4 valandas ir bandysiu rasti kokių 20 sakinių, kurie būtų labai įdomus, labai žaismingi, labai spalvingi, gramatiškai taisyklingi, kad galėtume ten viską pasidaryti. Tik ir tai aš vienai pamokai galiu tiek laiko, tarkim, bet aš turiu, tarkim, 6 gramatikos pamokas tą dieną. Tai jeigu 6 pamokom aš taip kiekvienai ruošiuosi, tai tada realiai mano para turėtų savaitę trukti. Ne? Tai čia mes visą laiką remiamės į išteklius ir dažnai tuos laiko resursus tokius ir tada tu matai, kad nieko padaryti negali. Nes aš dar įsivaizduoju tai, kad pasiruoš pamoką reikia kur dar darbų, atskiras laiko taisymas, tai vėl tu turi kažkaip susiplanuoti. Tiksliai, darbai didesni gimnazijai, ne pas mus ten. Taip, rašiniai, ilgiausiai.
Ne, tai kaip dabar, vat, irgi čia viešoje erdvėje visur yra sakoma, taigi mokytojai turi vasaros atostogas, kad gali pasiruošti palengvai ir taip toliau. Ir visi įsivaizduoja, kad mokytas po darbo turėtų dar sėdėti, rašinių parsinešęs, arba turėtų savaitgalį per mokinių atostogas. Bet taip ir būna, ne? Taip ir atrodo. Kada daugiau taisyti? Kada daugiau išeini pasiemi. Šiais metais truputėlį jau savo leidau kitaip dirbti. Vieninteliai darbai, kuriuos nešiausi namo, tai buvo rašiniai, nes ten reikia labai tikrai susikaupti, žodžiu, tyloje, ramybėje, sėdėti, skaityti atidžiai, skirti pakankamai laiko kiekvienam darbui, kad niekas neblaškytų. Tai taip, o toliau visi kontroliniai darbai, visi ten projektiniai darbai, visokios apklausos, ten grupiniai darbai ir taip toliau. Viską palikdavau mokykloje, aš laiką mes su kolegom ateinam anksčiau, mes ateidom 2 valandom anksčiau, negu prasideda pamokos. Tarkim, jeigu pamokos mūsų mokykloje prasideda nuo 9, tai mes jau maždaug taip 7, po 7:15 jau būdavom mokykloje. Irgi tai tada išgeri kavos, atsisėdi, pasiruoši visai dienai, turi dar kokią valandžiukę, jeigu mokiniai neteina konsultuotis, tada prisėsti prie tų darbų ir juos taisyti. Tai tokiu metu arba per pertrauką kokią nors arba mokiniai rašo kontrolinį darbą, tai kol jie rašo tą kontrolinį darbą, tai gal porą darbų gali ištaisyti. Jeigu ten mokiniai šiuo metu ten atlieka kokį ilgesnį pratimą klasę, vėlgi ten kokius 2 darbus gali ištaisyti. Tai taip, vat ieškodami mes... Bet tas vargina iš tikrųjų. Vienu metu turi daryti keletą darbų ir pamatyti mokinius klasėje sėdinčius. Ar neužsižiūri, neužsirašinėja, žodžiu, viskas užpildyti elektroninį dienyną, tada dar pataisyti, tada vėl pasižiūrėti, ar niekas nesukčiauja ir taip toliau. Tai ne, bet kaip sakyti, mokytojai išmoksta, taip negražiai pasakysiu, multitaskinti. Tai jau čia parodykit man mokytoją, kuris to negeba, tai aš nežinau, ar rastume bent vieną, nebent pradedantieji mokytojai, gal kokie pirmus metus, kurie geba koncentruoti, atlikti vieną darbą ir džiaugiasi, kad bent šitas darbas pavyko, nes streso yra per daug, tai čia aš galiu dar suprasti, bet šiaip mokytojai turintis patirtį ir dirbantis ten, nesvarbu, kuriam koncentre, ar pradinio ugdymo srityje, ar progimnazijoje, ar gimnazijoje, jie moka vienu metu tiek darbų daryti, ir tiesiog, kol tu pildai dienyną, dar apgalvoji ten kokį nors ir būsimo renginio scenarijų, ir dar galvoji, kokiam kolegai čia parašyti, kada susitinkam, kada padarysim, ir per porą minučių dienyno pildymo tu dar keletą darbų galvoji jau padarė, ir tau reikia tiesiog porą laiškų išsiųsti, ar ten nubėgti į kitą kabinetą ir kolegai ten ką nors pasakyti, kad po pamokos susitinkam, ten tą aptarsim. Tai ten yra toks intensyvus darbas, ir kai man žmonės pasako, kad ai, čia pusę dienos dirba, čia maždaug tai vakare gali pareiti ir dar kur nors eiti, dar padirbti ten pusę dienos ir visą kitą, tai tiesiog užverda kraujas. Aš galvoju, tu ateik, padirb, taip, 7 valandas, taip įsitraukimo, tokio be sustojimo visą laiką, tai bėgi, tada pamokos baigėsi ir tu galvoji, Gyvenimas. Kažkaip dabar taip ir įkrenti ir taip išeini į lauką ir žiūri jau gegužė. Iš esmės, tai tokia ta mokytojo kasdienybė. Ir kas pasako, tai man atrodo, kad truputėlį žmonėms trūksta gal sąmoningumo, nežinau, kurie galvoja, kad mokytojai dirba tą pusdienį, tokį čia atostogauja, bele kiek savaičių, mėnesių per metus ir taip toliau. Ir čia dabar dar verkia, kad kažkas yra negerai. Tai man atrodo, gal galvoju, ai, geriau šiek tiek protingiau atrodytumėt patylėdami. Taip, bet čia didžioji dalis taip galvoja, taigi turit vasaros tokias ilgas atostogas, tai ko jūs čia skundžiatės? Ir čia iš tikrųjų daug tokių ir pati girdžiu, to ko čia sako skundės, bet kai tu į tuos mokslo metus įpuoli, tu strimgaliais eini, ten kaip ir minėjai 10 darbų vieną tą pačią sekundę tu darai. Tai būna koks pranešimas man, žinutė, ar Facebooką, kur tu dingus. Sakau, taip ir būna. Dirbau, nes net neturi to laiko parašyti, atrašyti, nes tu visada visur. Tai ten, tai kažkas mušasi, tai kažkas rėkia, tai kažkas verkia, tai kažkam reikia nugriuvo mokytoją, ateikit, verkia kažkas, tada paeini pas seselę, tada tatamo grįžti, pabaigi pildyti, pusė kažkas ateina, man tą pasakė, atsijungia tamo, tada reikia prisiminti laišką, reikia parašyti ir visą dieną va tame verdė. Tai tikrai tas yra. Ne, kartais iš tikrųjų telefonas sako, kodėl maždaug netrašai, ignoruoji, kodėl ragelio nekeli ir taip toliau, kad tiesiog negali. Aš atsimenu, kaip progimnazijoje tos keletą mėnesių dirbau ir atėjau į pamokas, ten, man atrodo, nuo 8 pamokos buvo, tai atėjau prieš pamokas, dar pamokos neprasidėjo ir vienas šeštokas rado žurnalą, žinot, kaip būna žurnaluose, ten ypač moterims skirtuose, ten visokių mėginukų būna, kvepalų, kosmetikos, ar ten dar visokių galimybių, nežinau, ko dar ten gali būti. Žodžiu, ir ten buvo pudros mėginukas, bet skistos, man atrodo. Tai, žodžiu, jisai nusiplėšė tą mėginuką. Tada jisai pasipudravo truputėlį veidą. Tada pamatė, kad išsitepė baltų marškinių apykaklę.
tada nuėjo skalbtis tų marškinių tos apykaklės. Aišku, įsivaizduokit, kaip atrodo sušlapinta pudra, balti marškiniai, viskas iš vis purvina ir taip toliau. Tada jisai polė ten norėjo kirpti kažką, ar jisai ten prausdamas, jis nežinau, kažką pasidarė, kad jam prireikė žirklių. Tai jisai bekirpdamas, jis įsikirpo ranką, žodžiu, ir ta ranka kraujuoja. Ir galvoju, pamoka dar neprasidėjo. Tai kur šita diena veda link? Ir aš galvoju, jeigu mokytojai vat, su tokiais hiperaktyviais vaikais tikrai vat, visą dieną praleidžia, tai aš nežinau, kaip atrodo savaitė iš tikrųjų. O paskui, kalbant apie mokslo metus, tokios intensyvios priežiūros, tai yra vienas vaikas buvo. O tų vaikų mes visi turim dešimtis tenai ir tarkim, pradinio ugdymo, tarkim, ten vieną, kelias klasės, mes, tarkim, progimnazijoje, ten gimnazijoje dirbant, gali turėti ten 3, 5, 8, 10 klasių priklauso nuo specialybės. Žodžiu, ir taip toliau, ir jeigu kiekvienoje klasėje bent po kelis tokius yra, o jų tikrai tokių yra, tai žodžiu, tai ten aš nežinau, mokytojas, tai kokiu būdu jisai ištveria, susitvarko, ar pradeda tiesiog aplinką ignoruoti ir netokios meditacinės būsenos visą laiką kaip dzen, kokį nušvitimą patyręs. Prisimenu, taip, kažkada buvo kitoje klasėje, aš užėjau ir kažkoks vaikas verkė, guli ten vartosi, ten mes iš skausmo kažkas jam atsitiko, o mokytoja kažką pildo prie kompo ir sakau, čia gal kažkas atsitiko, negalėjau, aš tai prieisiu. Visiškai atsiriboja mokytoja, nes, Viską taip, įpranti prie aplinkos tiesiog. Jau net kai kurios vaikus pažįsti, žinai, kad jis dėl menkiausio nukrito, ten jam nuo stalo susvinys jau sėdės verks, tu supranti, kad čia toks būdas, tiesiog vaikai jautresnis. Tai aišku, jeigu būtų klasės mažesnės, tarkim, mažiau klasėje vaikų, jeigu kiekvienas mokytojas, tarkim, turėtų tą mokytojo padėjėją, ar ne, būtų ten tų daugiau pagalbos specialistų ir taip toliau, aišku, mes tada tikrai ir skirtume to dėmesio ir patys nepervargtume, neignoruotume tų vaikų ir taip toliau, bet kai tu turi ten 30, dabar 2 valandas, po to ateis dar 30 po 2 valandas ir taip toliau ir eis visą dieną ir tu vienas tenai bandai sukontroliuoti, kad jie ten bent jau liktų gyvi ir taip toliau, na tai kiek mokytojas tų resursų turi, nes reikia tų darbų, kaip ir sakėm, padaryti visko. Ir dienyną užpildyti, ir tėvams laišką kokį nors atrašyti, pažymius ten suvesti, nežinau, vadovėlius padalinti, ar ten sąsiuvinius patikrinti, susodinti, nutildyti, ten įjungti projektorių, išjungti, ten, nežinau, įjungti kondicionierių, išjungti. Tiek viso, atrodo, tokie buities dalykai, ar ne, ir visą kitą, bet jie tiek laiko iš tikrųjų ir jėgų atima, kad žiūri, kad tai pamokai lieka ten trupiniai tokie. Ir visą kitą, tai aš manau, kad jeigu mes visi sulauktume tinkamos pagalbos ir ta mūsų tokia ugdymo aplinka būtų tokia šiuolaikiškesnė, gal galėčiau sakyti, tai tada mes irgi tikrai ir kitaip dirbtume ir mažiau pavargę būtume ir tiesiog neitume kaip tie arkliai, maždaug aš dabar tavęs nematau ir viskas, tai tada tai čia remiasi į tokius fundamentalius, man atrodo, infrastruktūros gal netgi dalykus. Sakei apie aktyvius vaikus, bet yra ir specialiųjų mokymosi poreikių turintys vaikai. Ar pas tave buvo jų gimnazinėse klasėse? Taip, beveik kiekvienoje klasėje jų yra, kartais po 1, kartais po 5 įvairiausių, bet jie aišku nėra tų labai didelių sunkumų turintis mokiniai, dažniausiai būna lengvo ar vidutinio sunkumo tie poreikiai ir visa kita, tai, bet vis tiek yra iššūkis, kai jie dar visi, tarkim, 5 ir visi turi skirtingų poreikių. Vienam, tarkim, reikia pagalbos su judėjimu truputėlį, tai užduotis kitokios ten turėtų būti ir darbas, kaip rašyti tinkamai, kitam su skaitimu yra sudėtingiau, kito atmintis neveikia, trumpalaikė, tarkim, ir visa kita, ir kiekvienam reikia vis kitokios instrukcijos, kiekvienam reikia vis kitokių užduočių, kitokio dėmesio ir taip toliau. Dar nepamirškim, kad yra gabieji, kurie irgi yra kaip turintis atskirų poreikių. Žodžiu, ir tada likusioji klasės dalis, tai žodžiu, kai pagalvoji, kaip reikėtų diferencijuoti, ten individualizuoti tas visas užduotis, kontekstualizuoti ugdymą pagal kiekvieno mokinio patirtį, tai čia yra gražus dokumentai. Tikrovė yra absoliučiai netitinkanti jokio dokumento, net nepriartėja prie jo. Tai ir kai čia mums deklaruoja, kad mes sutinku, mes turėtume, galėtume ir darytume, bet jeigu būtų kas nors mums tiesiog, nežinau, ištiesęs pagalbos ranką arba adekvačiai tą mokinių srautą galbūt paskirstę kaip nors, ar aš nesuprantu, bet tiesiog dokumentai gražus, praktika absoliučiai dokumentų netitinka ir aš nežinau, ar tie dokumentai rengiami bent kiek nors atsižvelgiant į praktiką. Vis dėlto, ar jūs ištyrėt tą mūsų švietimo bendruomenę, jos poreikius, jos galimybės ir taip toliau, ne kaip visą laiką išveda kokį nors vidurkį.
Irgi jeigu vienoje klasėje nėra nei vieno vaiko, kitoje klasėje yra 10 tų spec poreikių vaikų, kitoje gal 2 ir tu padarai, kad tų vaikų vidurkis yra toks ir kitoks. Tai viena mokytojų pagalbos nereikia ir jis sakys, aš susitvarkau, viskas gerai, taip toliau, bet tas, kur turi 10, jisai žiūrėk, jau eina skersas namo ir pasiklysta pakeliu eidamas autopilotu. Tai čia irgi yra neadekvatus, nežinau, ar dokumentų rengimas, ar dar kas nors, bet labai daug mūsų tam visam švietimo kontekste tų dokumentų yra tokių, kurie yra graži iliuzija. Tokie. Ir kaip pasako, kad taigi mes turim tokias ir tokias gairias. Ir kas, kad mes jas turim. Kas nuo to man lengviau, nuo to man mokinių sumažėjo, nuo to aš pagalbos gavau, ar mano atlyginimas pakilo, ar mano darbo kokybė pagerėjo. Yra tas dokumentas gražu, gerai, šaunuoliai, kas sukūrė, kas toliau. Kitas žingsnis. Ar mes tai, kad turim dokumentų, jau savaime įsprendžia kokias nors problemas? Aišku, kad ne. Ir mokytojams nuo tų dokumentų egzistavimo, mokytojams, auklėtojams, nesvarbu, savaime dirbti geriau ir lengviau netampa. Taip, tai čia yra ta situacija, kada ten daug visokių turim dokumentų, sąlygų, bet nieks neateina, fiziškai nepasižiūri, kaip iš tikrųjų yra tose mokyklose, kabinetuose, kur dirba mokytojai su vaikais, kaip tos pamokas atrodo, kaip sekasi mokytojai dirbti, kokie krūviai, niekas to nepasižiūri, kažkas kažkur pakalbėjo, bet žinai, dokumentus parengė. Jeigu ateina pažiūrėti, tai tos pamokos jūs būna vis tiek, tu prieš tai žinai, kad pas tave ateis kažkas pasižiūrėti, tai tu jau padarai tokią pamoką, kur atrodo, kad pasirodymą. Nes faktas, kad tu nenorigi parodyti tos tokios, kur ten paduodi vadovėlį, pratybas kažką ir esi pavargęs, pervargęs, tu tokios pamokos nerodysi, tu parodai tokią nuostabį ir tada susidaro vaizdas, kad visos pamokos tokios ir yra lengvos, visiems pritaikytos, diferencijuotos ir panašiai ir taip toliau. Bet įsivaizduoju, kad tai vadinasi tos imitacijos ir pakanka. Ateina koks nors išorės vertintojas, jis pamato tą spektaklį, ten sudeda pliusiukus, kad viskas yra gerai ir visi supranta, kad čia buvo spektaklis. Didžiąją dalį. Manau, kad tikrai yra labai daug profesionalių mokytojų, kurie spektaklio niekada nedaro ir kompromisų su sąžinė irgi nedaro. Kaip dirbu, taip ir dirbsiu ir čia nebus jokių įsivaizdavimų ir taip toliau, bet visi supranta, kad yra labai daug imitacijos. Ir vadinasi, tos visos ataskaitos, kurias, tarkim, vertintojai tie išorės parengė, jos irgi yra imitacinio požymio, to pobūdžio tokio. Ir vadinasi, visa mūsų ta švietimo tokia bendra, sakytume, kokybinė ataskaita irgi yra tokia fasadinė arba toks, nežinau, muliažas tam tikras ir viskas. Ir vėlgi su ta tikrovė nieko bendra neturi. Ir jeigu visiems tinka, kad vėlgi, ar ne, mes imituojam tą veiklą ir suprantam, kad ją imituojam, bet parengiam ataskaitas nepaisydami tos imitacijos ir kad tarsi viskas yra gerai, tai iš tikrųjų tas susirūpinimas švietimo kokybė ir to švietimo ateitimi jisai irgi yra apsimestinis. Tai iš tikrųjų reikia tiesiog nustoti meluoti savo. Nustoti visur imituoti tą rūpestį, o iš tikrųjų imtis kokių nors nepopuliarių galbūt tų sprendimų ir vieną kartą padaryti galą tokioms absoliučiai didžiuliams dešimtmečius užsitęsusiams nesąmonėms, kurios yra tiesiog lėšų švaistymas, bereikalingo streso kelimas visiems iš esmės, o naudos net neša jokios. Tai aš šito niekaip nesuprantu ir manau, kad paklausę daugybės mokytojų Lietuvos, gausi tą patį atsakymą, kad niekas nesupranta, niekas čia, kaip sakyti, būtų jau tokia klaida sakyti, kad didelė dalis mokytojų tikrai nesupranta to išorės audito prasmės. Ne, bet vėlgi, tai yra tiesiog tam tikra imitacija, susirūpinimas ir visa kita. Tai aš manau, kad tai, kad egzistuoja dar tas išorės toksai keistas vertinimas, tai įrodo, kad mes dar labai toli nuo tokio proveržio visoje toj bent jau bendrojo ugdymo srityje. Aš atsimenu, praktikos metu dar studijų laikais, tai atėjau atlikti praktiką ir mokytoja, neik šiandien, išeik, sakau, kodėl, sako, šiandien ateina vertintojai, auditas stebėt. Sakau, tai aš negaliu pasitėti, ne, popieriuose neturi čia būti žmogus, parašyta, kad nieko neturi būti ir panašiai, nes ten aš skaitaus tada kaip padėjėja, nors esu studentė, tiesiog ateinu dalyvauti pamokoje, bet ne, sako, čia negalima čia išeiti. Galvoju, gerai išeiti ir visi mokytojai eina tokie kaip, nežinau, net kaip paaiškinti, kaip mumijas, nes bijo, o kaip čia įvertins, kaip čia pažiūrės, kaip čia ką. Tai tikrai, kaip sakiau, to teatro yra labai daug, ką suvaidina. Ir kas, kad gerai, man gali surašyti visus vienetukus, ten čia minimaliausias turbūt tas įvertinimas. Ir kas iš to? Surašė gerai, pamokos prastos. Ir? Nieko labai mokytojai. Man pasiūlo tada, pavyzdžiui, tada mes sėdam su tais vertinimais ir sako, žiūrėk,
tavo pamokos buvo labai prastos. Taip. Dabar žiūrėk, nueik, rekomenduosim, turim ten savo specialistų mokytojų, dabar tu porą savaičių ar ten mėnesį kokį palankyk jų pamokas. Tada susėsim refleksiją, žiūrėk, gal išmėgink tokį metodą, tas veiktų, aš gaunu konsultacijas, mes reflektuojam, aš tobulėju, viskas tvarkoju. Ir gerai, aš dabar gavau tuos vienetukus ir baigėsi ir kas iš to. Aš kaip dirbau toliau blogai, taip ir dirbau. Taip, iš O jeigu man aš tikrųjų. gaunu visus ten, nežinau, kas ten 4 ar 5 yra ten tas maksimumas tų taškų. Žodžiu, ir gerai gaunu viską tobulai. Stebuklas, pamokos stebuklas. Ten sėdi, verkia vertintojai iš džiaugsmai, galvoja, dar taip nebuvo. Taip. Ir kas iš to? Man sąžinė paglostė. Irgi aš gavau premiją už tai, mane pakabino kokį garbės lentoj, kokį aš gavau ten kokį garbės ženklelį. Kas iš to? Tai yra taip tiesiog nepajudam iš vietos, bet konstatavom skaičiais, kad yra gerai, blogai ir taip. Aišku, gali tave administracija pasakyti, žinok, nusivyliau, žinok, blogai bus. Ir gėda truputėlį, viskas nuėjo už durų, vėl manęs visus metus ar ten 5 niekas nemato, kaip dirbau, taip dirbu. Ir tai ko verta tokia patikrinimo, nežinau, vertinimo šita sistema, jeigu jinai manęs neįgalina tobulėti, man neduoda jokių įrankių, manęs neskatina, manęs neapdovanoja niekaip. Tai tiesiog niekas nėra suinteresuotas stengtis. Aš nesakau, kad čia reikia bausti, ne, bet jeigu matai, kad nesiseka šitam viena pasisekė, kita nepasisekė, nes yra tendencija, kad galbūt tiesiog šitoj pamokoje nepavyko ir taip toliau, bet vis tiek turi būti įrankiai. Tai visos procedūros turi būti numatytos, o mes pirminiam tokiam lygmenyje, taip, blogai, ačiū ir išsiskirstame, daugiau gyvenime nebesusitinkam. Tai aš nesuprantu tokio dalyko. Netgi ir pedagogikai, kai mes kalbam, kad tarkim mokinys, visą laiką, jeigu tarkim įvertinam rašinį, net ten gavo vaikas 6, bet tu parašai, kad reikėtų tobulinti teiginį, šiek tiek daugiau konteksto, kontekstas nesusietas ten su kūrinio analize, dar reikėtų tobulinti rašinio išvadas, įžanga labai gerai pasisekė, ten šaunuolis, žodžiu, šauniai susijai ten aspektus kokius ir taip toliau, bet mokinys jau mato, ką tu turi dar padaryti, kur tu turi toliau tobulėti. Žodžiu, o čia blogai. Arba ten turi pasakyti ten tą, kaip ten būna 2 pliusai, 2 minusai ir ten kažko. O tai man buvo 1 minusas, žinau, kad pasakė, šiuolaikinis mokytojas neturėtų rašyti lentoje. Aš galvoju, aš galiu, nežinau, pasimti Aš labai daug rašau. pagaliuką ir grindyse išraižyti, jeigu norėsiu, jeigu man tai veikia. Ant lubų galiu purkšti, jeigu noriu, nežinau, ant stiklo tenai prigaruoti, ar ne, ir vėlgi ir ten pirštų nupiešti ten formulę kokią, jeigu reikia. Tai čia jau yra metodas. Bet jeigu mokiniams veikia, rašymas prie lentoje, mes kaip tik atsimenu dalyvių darybą, nagrinėjom tą, parašai tą žodį, išnagrinėjus, o tai, kad aš dabar, tarkim, skaidriai parodysiu, kuo skirsis, galite pasakyti man? Bet ir nepateikia, kaip pakeisti tą situaciją. Pasako, kad blogai, šiuolaikinis mokytojas taip ar taip, ne taip. Bet čia pasakė tik tai tam, kad pasakytų, maždaug, lenta kreida yra atgyvena. O šiuolaikinės technologijos jau savaime yra stebuklas. Ne velnio, joks stebuklas. Man lentos labai dažnai užtenka. Aš skaidriai geriau parodau kokią nors nuotrauką rašytojo ar ten kokią nors grafiką ir toliau aš komentuoju, aiškinu žodžiu ir taip toliau ir ta pamoka pavyksta. O kitą kartą aš tiesiog nei lentos nenaudoju, nei skaidrių nenaudoju, nei dar jokių vaizdų, garsų ir kitokių ten efektų nėra ir tiesiog mes kalbam, gyvai veikiam, diskutuojam ir ta pamoka būna sėkmingiausia iš visų, kas galėtų būti. Tai man atrodo, kad vėlgi tas ir man atrodo, kad mokytas buvo iš kito miesto, kur važiavo, viešbutis apmokamas, žodžiu, maitinimas iš valstybės apmokamas, atėjo, čia sėdėjo visą dieną ir paskui galiausiai aš gaunu tokią vienintelę refleksiją po savo pamokos, kad šiuolaikinis mokytas lentoje neturėtų rašyti. Sakyčiau, come on! Kas čia per veiklos imitaciją? Bet tada dar vienas dalykas, šiuolaikinis mokytas, bet kiek mokyklų neturi, netgi kartais ir to projektoriaus yra tik lenta, tai čia vėl tada tas reikalavimas labai prasilenkia su realybė, kad dar net kai kurie skaitmeninių dalykų mokyklos neturi. Na, aš kaip pasižiūriu kartais nueinu į mokyklas ir kaip matau, kaip atrodo jų koridoriai, grindys, duris, sienos. Ir aš galvoju, nedaug skiriasi nuo Lukiškių kalėjimo, iš tikrųjų. Bet aš suprantu, kad tai yra lėšų stygius, kad nėra skiriama pakankamai didmiesčiuose. Aš provincijoje, kiek esu buvęs, ten tikrai mokyklos gražiai atrodo, didžioji dalis, kiek man teko lankytis, bet tarkim didmiesčiuose, kai yra 100 mokyklų, tarkim kiekvieną sutvarkyti pagal ten tą euro remonto bent jau principą kokį nors, tai ten yra, aišku, milijoninės išlaidos ir taip toliau, bet kartais, kai ateini ir galvoji,
Dieve mano, aš net dirbti čia nenorėčiau, nesvarbu, kokia ten ta ūkdymo kokybė, tiesiog aš einu ir iš sienų tiesiog eina kažkas baisaus. Eini ir galvoju, greičiau pereikti šitą koridorių ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad ir mokinius tai demotyvuoja, kad jie tada nei tausoja tos mokyklos, nei ten gerai jaučiasi. Ir tiesiog mažiausiai ten nori to laiko praleisti, nes tiesiog atmosfera yra slegianti. Aš ten porą kartų nuėjau, žodžiu, ir galvoju, daugiau aš ten nebenorėčiau apsilankyti. Ir žinau, kad ta mokykla dabar ieško intensyviai lietuvių kalbos mokytojo. Irgi, bet galvoju, neįčiau, tikrai neįčiau. Tai mano kolegė irgi dabar, čia kada užvakar buvo darbo pokalbis, sako, viskas patiko, viskas tiko, nu bet kaip ten baisu. Tai tikrai neįsi, sako, ir juoda, viskas tamsu, sako. Tai va tikrai, suprantu tą dalyką, kad labai daug kas lemia ir pati aplinka, kur tu dirbi ir kaip tu dirbi. Taip, nes atmosfera vis tiek. Aš tada noriu paklausti, tiek 10 metų daug iš tikrųjų pradirbta. Tai man įdomu, kaip tu kaip asmenybė augai, koks buvai, kai tik pradėjai ir užaugai kaip asmenybė, kas pasikeitė, ką atradai, gal praradai kažką savyje, vertybės tam tikras. Ne, laiko tai aš nepraradau, man kažkaip atrodo labai labai prasmingai išnaudotas tas laikas ir tie 10 metų prabėgo va šitaip vat ir net nepajutau, kad jau visą tai, bet kaip aš pasikeičiau, aš pasidariau gerokai laisvesnis. Aš pasidariau galbūt aštresnis šiek tiek. Išmokau pasakyti ne. Nors mano kolegos kai kurie sakytų, kad nepasakot, vis dar nemokė. Pagal tai, kai manęs kas nors ko nors paprašo, gal gali čia padėti, gal gali čia ką nors padaryti, paskaityti ten. Ir taip turiu, gerai, viskas, bet jau čia tokie asmeniniai tokie dalykai. Bet iš tikrųjų kažkaip, man atrodo, kad aš tapau galbūt racionalesnis, galbūt išmokau geriau laiką valdyti, ne visais atvejais, bet taip. Ir turbūt pažengė mano sarkazmo ir ironijos lygis. Aš niekada nevengiau šito dalyko, bet dabar tai jisai mokiniai galėtų tą drąsiai pasakyti kažkaip, kad tikrai taip, visą laiką būti ant pulso, taip negražiai pasakysiu, visą laiką mokėti komunikuoti su tais jaunais žmonėm, kai ten viskas taip greitai kinta ir taip toliau. Ir supratau, kad ironija, sarkazmas, žodžiu, taip padeda susikalbėti, rasti tą bendrą vardiklį, toks, kad neatsistoji, neapsiverki, nemoralizuoji tenai, nešauki ir negrasini, žodžiu, ten pragaro liepsnom kokiom ir taip toliau. Bet tiesiog ieškai būdų, kaip laviruoti. Tai aš manau, kad netgi ir tokį šiek tiek ir tą psichologinį galbūt atsparumą kartais, gal sakyčiau, išugdė ir padėjo ieškoti tų susikalbėjimo galimybių, padėjo ieškoti būdų, kaip išvengti konflikto, nes aš nors ir toks, kaip sakyti, aš labai karštakošis esu, žodžiu, bet kalbant apie mokinius, tai kažkaip gal susivaldyti, ne visais atvejais, aišku, pavyksta, bet to tokio atsipalaidavimo ir bandymo toj situacijoje laviruoti daugiau atsirado. Aš anksčiau tai iš karto eidavau į konfliktą ir ten nebūdavo palauk ir taip toliau. Dabar tokio lengvumo gal šiek tiek atsirado, tai manau, kad mokykla mane kaip žmogų truputėlį pagyvino, išlaisvino, pritaikė prie pasaulio gal. Tai nežinau, aš nemanau, kad aš iššvaiščiau ar laiką, ar energiją, ar dar ką nors, tai aš manau, kad aš ten lygiai taip pat augau, tobulėjau ir mokykla ta vieta, kur tikrai jinai, arba tu joje pražūni, arba tu joje augi, tai aš manau, kad aš augau mokykloje. Bet tu esi ir ne tik, kaip čia tas paprastasis mokytas, bet ir vyr metodininkas esi. Tai yra mokytas vyr ir metodininkas. Tai metodininkas. Aš metodininkas. Tai koks kelias buvo link to, kai ir jau šitas irgi vertinimas buvo tikriausiai laikantis tą būtent... Vertinimas, aišku, turi stebėti išorės vertintojai, kurias paskiria savivaldybė 4 pamokas. Vėlgi, bet man pasisekė labai su vertintojom, buvo tikrai be galo geranoriškos ir aš kiekvienam mokytojui linkėčiau, iš tikrųjų, kad atrodo kelią, aš irgi bijojau, galvau, Dieve, kaip ateisiu, nes mokytojos atėjo turinčios vardą. Lituanistų bendruomenė ir švietimo bendruomeniai tikrai yra nusipelniusios, jau pasiekusios daug mokytojos irgi įstaigų direktorės, žodžiu, ir tikrai tos baimės buvo daug, bet tokio geranoriškumo aš sulaukiau, kad tiesiog man
taip atsipalaidavau jau taip po truputėlį, taip lengvai, viskas ir be įtampos tikrai labai labai padrasino, tos pamokos mano požiūrį irgi pakankamai šauniai praėjo, bet baisioji pusė tos atestacijos visos, tai yra tų popierių surinkimas. Aš metus laiko rinkau tą segtuvą, kiekvienas rodiklis, ten pažyma, padėka, įsakymas, ten visokie išrašai, žodžiu, kur ką darėjai, ką veikėjai, ėjai, neėjai, turi net. Tai šitas tai yra, čia biurokratijos viršūnė. Čia turėtų būti sukurta skaitmeninė sistema, jeigu aš dalyvavau kokiuose nors akredituotose mokymuose. Iš karto ten koks nors paspaudžia mygtuką, mano tenai profilėje atsiduria, kad aš jau turiu tiek tais metais kreditų, žodžiu, atitinku tą rodiklį ar ne, viską galima automatizuoti šiais laikais ir taip toliau, bet ten surink, suklijuok, atskirai skirtukai sužymėk, turėk kopijų, duok skaityti, pildyk ataskaitas, rankom rodiklius suskaičiuok. Ten, žodžiu, mes su direktorė sėdėjom, ten pildėm, skaičiavom tas ataskaitas. Paskui vertintojos irgi sėdėjo, ten pildė tas ataskaitas, ten su rodikliais, skaičiukais, ten super. Tai yra siaubo viršūnė, iš tikrųjų, kad šiuolaikiniam skaitmeniniam pasauliu, kur Lietuva čia skaitmenizacijos proveržį patiria ir čia nacionalinė švietimo agentūra giriasi ten pasiekimais ir taip toliau. O praktiškai tai yra dar toks, balanos gadynė, iš tikrųjų, kad viskas ranka, viskas ten pabraukta rašikliais. Ten net tiesiog absoliučiai netitinka tos tikros galimybės yra. Bet kodėl mes vis dar nepajudam iš to mirties taško, tokio atrodo, bet kiek čia mokytojų atestuojasi, bet tai mes viską galim tą patį daryti. Dabar kalbam apie mokinių lankomumo tvarką. Aš suprantu, kad tikrai gydytojai neturi sėdėti ir dar rašyti atskirų pažymų kiekvienam, jie turi skirti pacientui dėmesį tam, kad jo sveikata būtų geresnė ir taip toliau. Bet tiesiog aš manau, kad užtektų vieno mygtuko sistemui, kad mokinys lankėsi pas gydytoją, paspaudė tą mygtuką ir jisai kokioje elektroniniai ten dienino platformai vėlgi ir atsiduria iš karto ateina ataskaita vieno mygtuko paspaudimu, kad jisai lankėsi pamokos paten, ne auklėtojas turi. Jūsų vaikas nepateisino pamokų, dar gal galite pasakyti, tada mama rašo žinutę ten kokią nors, nes reikia įrodymą, ar ten rašo raštelį vėlgi, ar ten vėl eina ieškoti kokių nors pažymų, ten žodžiu neša, ieškom, tada atsisėda auklėtojas pildo. Žodžiu, tada vėlgi atsiunčia kokią nors ten administraciją ataskaitą, turi suskaičiuoti, sužiūrėti, kiek mokinių, kiek ten tų pamokų nesupil ir vėl ten per popierius ten lakstai žiūri, pildai ir ten taip toliau. Neturi tai būti. Viską įmanoma padaryti, bet čia reikia tada prisėsti, normaliai pasikviesti ten medicinos vadybininkų, kokių nors ten tada turim pasikviesti ir to viso skaitmenizavimo, kokių entuziastų ar išmanytojų, nežinau, programuotojų, žodžiu, visų sričių specialistų ir kaip darom, kaip centralizuojam visą tą sistemą. Iš tikrųjų, ir aš manau, kad viską ten poros mygtukų paspaudimu galima padaryti, nieko neapkraunant papildomą naštą. Tikrai niekas neturi papildomai sėdėti nei gydytojai, nei ten kokie mokslininkai, nei dar kas nors ir rašyti, ten pildyti atskirų formų. Vėlgi laiko sąnaudos, bet ten manau, kad kompiuteris ar ten kokia nors elektroninė platforma tikrai galėtų viską labai labai lengvai išspręsti. Ir čia mes niekas nesėdėtume prie popierių ir galėtume arba laisvalaikiu skirtą laiką, arba tiesioginiam darbui su žmogum, ką mes ir esam pasirinkę daryti. Tai aš manau, kad čia arba vizijos neturėjimas, arba tingėjimas užsiimti, ar finansų trūkumas. Aš nežinau, kas trukdo mums judėti pirmin, mes labai daug kalbam, labai daug ES ten visokių finansuojamų projektų yra. Aš kai pasižiūrėjau, šiandien buvo ataskaita Facebook'e po komentarais, buvo apie finansuojamus ministerijos projektus, buvo ten ataskaita paviešinta. Žodžiu, ten 100 000, pražiūrėjau, ten gal 10 projektėlių kokių, jų bendra suma 907 000 ar arti milijono. Iš tikrųjų, kam nuo to geriau dirbti? Kaip pagalvoju, milijonas, tai yra nežmoniškai daug iš tikrųjų. Tai jeigu mes turim galimybių kažkokiems neaiškiems projektams galbūt ant tų pinigų skirstyti ir taip toliau, bet esminių tokių fundamentalių dalykų mes nesutvarkom ir tada mėtom atsakomybės nuo vieno žmogaus prie kito. Ten aš suprantu sveikatos apsaugos ministrą, kai jis gina gydytojus, aš irgi ginčiau gydytojus, kad jie neturi to daryti iš tikrųjų, bet aš suprantu ir švietimo bendruomenės lūkestį. Tai o kaip tada mums daryti, kad tie tėvai nesimuliuotų, kad vaikai nesimuliuotų, kad tas lankomumas jisai būtų užtikrintas, nes tai tiesiog
tiesiogiai susijęs su ugdymo kokybė ir taip toliau, tai sėdam kelios pusės, diskutuojam, ieškom tų finansų, kad jų reikia. Padarysim dabar, bus tokia smūginė dozė, ta investicijų tokia, bet paskui dešimtmečius jau mums nebereikės tų investicijų. Ta sistema bus sukurta. Tai čia yra vieną kartą mes patirsim šiokį tokį, galbūt, tokį daugiau sąnaudų, ar ne, patirsim, bet paskui dešimtmečius galėsim tos pinigus kitur skirti. O ne, kad kasmet mes diskutuojam, vis po naują darbo grupę suburiam, vėl per žiniasklaidą tenai išsiaiškinam santykius, nes nesusikalbėjom privačioje aplinkoje. Ir vėl tasomės 5 mečius, 10 mečius ir taip mane tiesiog slegia. Ir kai aš paklausau kolegų, sako, bet žinok, sako, su švietimu taip 30 metų vyksta. Va taip tasomės ir vis laukiam, kad tų vaikų klasėse mažiau būtų, laukiam tų atlyginimų padidintų, laukiam tų pagalbos specialistų, vis laukiam ir vis pinigų nėra. Kai pasižiūri, kelio borteliai vos ne marmuro iškloti kai kur, tai bet švietimui pinigų trūksta. Tai mane tas tiesiog išbalansuoja ir galvoju, jau tiesiog svyra rankos, aš suprantu ir kolegas, kurie jau sako, kad aš jau nebekovosiu, sako, jau 30 metų kovojau, sakė, pavargau, tai sulauksiu pensijos ir bus ramu. Bet žiauru, iš tikrųjų, kad tu pabaigi savo visą karjerą, visą darbą su tokia mintim, kad, laukiu, nesulaukiu, tai ir pabaigiu. Bet tai tada demotyvuoja ir jaunus mokytojus, galvoja, kad kai tų kolegų yra daug, kurie laukia ir nieko nesulaukia, ir kai tie jauni ateina, jie dar, aišku, ten tie rožiniai akiniai, galbūt ten tu pilni idealizmo, viskas tvarko, mes visi pereinam tą fazę, irgi ateinėtų, kad čia Dieve, aš ateisiu, čia pakeisiu viską, iš esmės, tai bus taip gera ir gražu Lietuvoje ir visa kita, ir jie kai mato, girdi tuos mokytojus ir galvoja, burbekliai čia, mokytojai tik tai burba, nieko nenori dirbti, nieko nenori daryti, ir tie, kurie neišeina po 2 metų, neišeina po 3 metų, bet kurie dirba, įsidirba, jie galiausiai pamato visus tuos iššūkius, nebent jie nueina į privatų sektorių, kur ten, aišku, galimybės yra kitokios, galbūt jie nesusiduria su darbinių priemonių trūkumu, galbūt ir klasėse ten tų vaikų nėra pertekliaus, aš girdžiu, kad būna mokyklose 12, 14, 7, 18, tai čia yra tiesiog valstybinių mokyklų mokytojams, tai čia būtų dovana, nežmoniška, tarkim, dirbti su 15 mokinių matematikos pamokoje. Taigi čia stebuklas atrodo. Absoliučiai, net tai privatus sektorius, jisai gali prisitraukti tos mokytojus, tai kartais tie jauni mokytojai, tarkim, jie ir nepamato to viso valstybinių mokyklų tos būklės tikros. Ir tada sako, ko čia jie burba, viskas čia yra, aišku, gerai, kai tu esi truputėlį kitoj, labiau aprūpintoje aplinkoje, bet pamėgink tu 10 mečius išdirbti toj valstybiniai mokykloje, kur tikrai aš viską suprantu, visi mes suprantam, kad finansų trūksta, kad biudžetas neguminis, mokyklos perpildytos, ten tų specialistų reikia, ten visko reikia. Žodžiu, vadovėlių reikia, seminarų reikia, žodžiu, kreidos reikia, valytojų reikia, visko reikia. Ir tikrai, su mūsų gal biudžetu kartais ir nepavyksta kai kurių dalykų per vieną dieną ir padaryti. Bet ne 30 metų toj pačioj baloj sėdėti ir vis dar, kaip sako, tada buvo ta pati situacija, dabar vis dar ta pati situacija. Tai truputėlį man tada kartais kyla įtarimas, kad gal mes ne viską vieni kitiems pasakom, gal mes nenorim, gal mes nesuprantam, gal mes nežinom. Ar kas yra, kodėl tas švietimas vis dar yra tokia podukra iš esmės. Nors, kaip sako, iš biudžeto pinigų suryja labai labai daug, bet kur tie pinigai nueina, tai čia vėlgi yra tokia neįminta mįslė. Kaip sako, 2 dalykai neaiškus. Yra iš kur atsiranda dulkės ir kur dingsta pinigai. Tai švietime tas antras ypač yra aktualus. Kur tie pinigai, milijoninės investicijos, bet kodėl mokytojų atlyginimai vis dar tokie, kokie yra, kodėl mums trūksta specialistų, kodėl mūsų infrastruktūra vis dar tokia, nežinau, tokia plūktinė, tai va tas daug kam kelia turbūt nerimą ir kelia daugiau klausimų, negu duoda atsakymų. Bet čia tarsi susidaro ta problema, kad neteina jauni arba ateina ir pabėga ir toks užburtas ratas, kad ta švietimo sistema nebepritraukia pedagogo. Tai aišku, kad nepritraukia. O kas gali Vilniui pritraukti dabar pedagogą, jauną darbuotoją? Sakė, jam reikės įsigyti būstą, jeigu jis jo dar neturi, ne? Jisai, tarkim, turės galbūt vaikų. Automobilio norės patostogauti ir taip toliau. Ir tau sako, ateik, duosim 24 pamokas, gausi 1100 eurų į rankas.
Ką gali sutaupyti? Taip. Nuoma, tarkim, būtas koks 600-700 eurų, plus mokesčiai dar kokie 200, ten telefonas, internetas, žodžiu ir taip toliau. Lieka tau 200. Mokykloje, jeigu valgai valgykloje, tai dar koks 100, ne pietų, jeigu nevalgai, nevalgyk, žodžiu, vis tiek kažkur valgyk, ir visa kita, bet vis tiek 200 lieka. Taip. Apsirengti. Laisvalaikis, pramogos, nežinau, sveikatos apsauga, kokia nors galiausiai psichoterapeuto paslaugos, nes jo prireiks ir visa kita, ten yra Kažkada. šimtai. Tai kas gali eiti? Aš nepažįstu mano draugų būry, pažįstamų būry, nėra mažiau uždirbančių žmonių, negu kad siūloma mokytojai. Tai tiesiog ir sako, iš kur, sako, kaip gyventi. Tai dėl to tada žmonės pradeda ir ieškoti papildomo to uždarbio. Tai ten dirba kur nors savaitgaliais, tai kur nors važiuoja vasarom padirbti, tai dirba per kelias mokyklas, tai vakarais ten būrelį kokį nors turi, ar ten nežinau ką dar galėtų veikti ir taip toliau, kad tų pinigų būtų. Privačios mokyklos, aišku, siūlo daugiau, bet irgi nestebukla. Tarkim, privati mokykla pasiūlys už 25 pamokas 1500, ne? Gerai, 1500 gal šiek tiek pasiveržęs, pasispaudęs Vilnių, jeigu esi vienas, gali pagyventi. Jeigu dviesi, aišku, lengviau. Jeigu abudu po 1500 vaikų neturit, žodžiu, tai galima jau šiek tiek gal ir pagyventi. Bet jeigu nori sutaupyti būstui paskolą, vėlgi, tai vėl reikia ieškoti atskirų šaltinių. Visą gyvenimą nesinuomos, ypač kai turi vaikų, o mes matom, kad netgi rinkoje yra toks dalykas, kad dažnai nenori nuomoti šeimoms su vaikais. Taip. Ar ne, bet vėlgi. Tai čia visokių tų tokių kabliukų yra ir taip toliau. Ir aišku, kad jaunas žmogus galvoja, gal tiek to, gal eisiu kažkur, kur man duos uždirbti, kur bus aiškios kokios nors karjeros perspektyvos, galbūt ką aš galėsiu veikti. Pavyzdžiui, jeigu aš tampu ekspertas, gal aš, pavyzdžiui, galiu turėti nebe 30 pamokų, bet galiu turėti, 12 pamokų, tada užsimti mentoriavimu, metodinės medžiagos rengimu ir taip toliau. Ir aš tada jau prisidedu prie mokyklos akademinės kultūros kėlimo. Žodžiu, aš galiu važiuoti po Lietuvą, ten seminarus skaityti ir taip toliau, bet ne tai, kad aš turiu 30 pamokų, žodžiu, dar mokykloje ten renginius organizuoju, ten sienas šveičiu, gramdau gėlės, laistau ir ten, žodžiu, kieme dar raviu tarp plytelių ir paskui dar savaitgaliais važinėju po visą Lietuvą, dar uždarbiauju skaitydamas seminarus ir taip toliau, kad gaučiau ten 2000 per mėnesį kokių nors pajamų. Tai čia yra neadekvatus požiūris. Tai koks jaunas žmogus nori skirti 20-30 metų savo gyvenimo, kad galiausiai uždirbtų 2000 eurų per mėnesį. Tai yra absoliuti nesąmonė. Irgi aš kaip paklausau, irgi jaunų žmonių, mano buvę mokiniai, sako, per metus 3 kartus pakėlė atlyginimą. Vis kviečiasi, sako, tu gerai dirbi, žiūrėk, čia šitas projektas paėjo, čia gerai padarai, sako, paaukštinam, arba ten priedas koks nors, tai ten 200, o ne 30 eurų pakelia, ne 50, ne 70, bet pakelia 300 eurų, 400 eurų ir taip toliau. Tai aišku, kad tu supranti, kad tave vertina, tavim domisi, tave mato, žino, ką tu veiki, žino, kaip tu dirbi. Žodžiu, taigi ten yra, pažiūrėkit, kiek yra ten tų komandos telkimo įvairiausių, užsiėmimų. Ten yra, tarkim, nežinau, spurgų antradienis, ten, nežinau, kokių vaisių ketvirtadienis. Visokių, kaip paklausai, pasižiūri, arba ten sveikatos draudimą duoda, arba sporto klubą įmonę savo turi, žodžiu, tau kava nemokama galbūt kokia nors ten. Yra visokiausių, kaip sakyti, dar yra tų papildomų tokių motivacijos priemonių išorinių, kurios, tave motyvuoja likti ir taip toliau. Mokytojo darbė, kava mokama. 50 centų, tarkim, bet aš juodą geriu, 50 centų. Jeigu geri ne juodą, tai bus 60 centų. Dažniausiai mokytojai neišgeria vieno padelio, 3, 4 kartais būna ir taip toliau, jau keli eurai. Jeigu į valgyklą, dar kokie 3-4 eurų, tai jau per dieną kokie 7 eurai. 35 per savaitę, per mėnesį jau, pažiūrėk, sudaro 140 eurų. Ne? Tai vien tai, kad tu mokykloje praleidi, tai, kad galėtum dirbti, funkcionuoti, nes kad gliukozės trūksta, kas nors suderina, ateini į mokytojų kambarį. Sako, būna kolegos, sako, žinau, kad spintoje turi saldainį, sako, o aš spintoje visą laiką turėdavau kavos ir saldainių, tai tikrai, tai būdavo, tai jau ateini su tą dėžutę į mokytojų kambarį, jau sėdim visi po saldainį, kavos, žodžiu, nusiraminam 10, 15, 20 minučių, kiek tą pertrauką trunka, vėl grįžti į tą pamoką ir taip toliau. Tai žodžiu, tiesiog visą laiką turi ieškoti, tų motyvacijos priemonių pats, iš savo išteklių, pats, vieni kitus kaip nors pastumdami ir taip toliau, bet išorės motyvacija. Ar mes rūpim? Koks yra suinteresuotumas mumis, kad mes gerai jaustumėmės? Kokios yra apklausos? Kokie yra tyrimai? Ar kas nors, niekas mūsų net negirdi, kai mes išeinam į žiniasklaidą, mūsų niekas negirdi.
Iš karto vyksta visuomenės skaldimas. O Taip. mokytojai nori apiplėšti visuomenę. Kaip šiandien. Iš kitų paimti tą algą. Jeigu nori mokytams atlyginimus pakelti, iš kiekvieno reikia čia atimti tiek ir tiek pinigų. Kažkas skaičiau čia? irgi. Kas čia per dalykas? Čia labai Ne, tai čia vat yra manipulacija, yra visuomenės skaldimas, vėlgi yra negirdėjimas, supriešinimas, bandymas mokytojus diskredituoti vien dėl to, kad jie nori jaustis kaip žmonės, jie nori jaustis kaip vertinami darbuotojai, o tu vis laikas esi priverstas jaustis kaltas, kad tu nori būti adekvačiai vertinamas, kaip yra vertinami tavo aplinkos žmonės. Tai čia, man atrodo, kad yra tiesiog žaidžiamas nešvarus žaidimas tam, kad mokytojai tylėtų, kad jie būtų menkos savivertės, kad jie neišdrįstų priešintis kovoti ir toliau eitų taip susigūžę į klasę ir tiesiog dirbtų kaip kokios baudžiavos laikais ir visą kitą ir nenorėtų nieko. Bet kokį pilietiškumo pavyzdį tada toks mokytas gali parodyti, ar ne? Bet vėlgi, tai čia yra baisu. O valstybė ką sako dažnai? Mokytojai, dirbkit kūrybiškai, jūs profesionalai, mes jumis pasitikim ir taip toliau. Šaunu, kaip gražu. Kokia yra jūsų pasitikėjimo išraiška? Kaip jūs mums tą profesionalumą, vėlgi pabrėžiat, kas rodo, kad jūs tikrai tikit mumis kaip profesionalais, kas tas kūrybiškumas, kaip jūs jį matot, pastebit, ką jūs darot, kad skatintumėte tą kūrybiškumą. Neduodam vadovėlių, bet taip skatinam jūsų kūrybiškumą, neduodam metodinių priemonių, neduodam pagalbos, prigrūdam 30 vaikų į klasę, ir žiūrim, kaip išsisuksit, ar ne? Tai čia yra toks, aš nežinau, jeigu jie tokiu būdu tikrina mūsų kūrybiškumą ir toks čia yra jų vertinimas, tai tada gal jie sąmoningai tą daro. Bet šiaip tai yra baisu. Ir kai aš pakalbu su draugais ir visi draugai mano tikrai iš privataus verslo, didžioji dalis, yra taip pat vėlgi, kaip darbas jais rūpinasi. Tai vieni gauna darbinę aprangą, kiti gauna ten darbinį automobilį, kiti gauna tą sveikatos draudimą tokį, kad jie ten, žodžiu, dar per metus neišnaudoja, tai dantis susitvarko, kiti eina į tuos gerus sporto klubus, tai baseinai kokie nors ir taip toliau. Tikrai jais kaip darbuotojais yra rūpinamas. Mokytojais, nežinau, kokia ta rūpesčio išraiška tokia, aš neįsivaizduoju. Tiesiog tu dar minėjai dėl šitų, kad turi mokytas daug darbų dirbti, kad uždirbtų, tai ir patsgi, nes nebuvai tik tais ir nesi tikriausiai tik mokytojas mokykloje. Nes man atrodo ir korepetitorius, ir vadovėlių bendraautorius. Taip, ir šitas dėstytojas esi. Iki šių metų buvau, jau dabar viskas, jau daugiau nebebus. Jau iš visur. Jau iš to biudžetinio sektoriaus tokio reikėtų truputėlį galbūt ir pasirašyti. Bet čia paskutiniai metai universitete buvo, tai tiesiog buvo projektas vienam, tai aš projekte įsitraukiau, tai ten truputėlį reikėjo kelių seminarų, kad praveščiau. Žodžiu, bet šiaip, iš tikrųjų, tai kaip kitaip išgyventi. Ypač, kad tarkim, nuoma yra nežmoniška dabar, būto paskola išaugo beveik dvigubai. Iš esmės ir vien iš mokytojo atlyginimų tiesiog fiziškai neįmanoma. Kaip sakyti, įmanoma, jeigu aš valgyčiau vien bulves, arba nežinau kokias nors kruopas, niekur neįčiau, drabužius stengčiausi susisiūti pats ir išmokčiau gal net ir batus ten padą priklijuoti, jeigu ten atplyšta. Ir taip toliau, ir 10 metį tie patys batai būtų puikiausiai tinkami ir kas 10 metų atnaujinčiau drabužinės ten turinį ir taip toliau, gal ir įmanoma. Bet nekalbu tada visiškai, kad kelionių jokių nėra, ten išėjimo kur nors ten į prabangesnius renginius, į koncertą, kokį nors, pažiūrėjau, koncertų bilietai 60, 100, 90 eurų ir taip toliau. Tai jeigu nori ką nors pamatyti, ne tik tai YouTube ar dar kur nors, tai aišku, vėlgi yra visai kiti ištekliai ir taip toliau, bet aišku, kažkas gali sukritikuoti, kad šis, oi, koks jau čia išmandrėjęs, čia kiti ir 800 pragyvena ir 3 asmenų šeimą išmaitina. Aš suprantu, kad visokių tų variantų yra, bet mes kalbame apie tą kvalifikuotą darbą. Iš tikrųjų jau ir patirtis mano yra, ir įdirbis tikrai yra, žodžiu, ir visa kita. Ir tu tiesiog iš to vieno atlyginimo, aš kaip kadangi vienas šeimos neturiu, tai mano visi finansai yra tik iš mano pastangų ateinantis ir taip toliau. Ir išmokto atlyginimo jų nelieka. Tiesiog jų nelieka. Kai susimoki didžiąją dalį, kokius 70-80% atlyginimo atiduodi mokesčiams, žodžiu, ir ten maitinimui į mokyklą, tai tiesiog negali sau leisti gyventi iš vieno to atlyginimo, nes aš nevadinčiau to gyvenimu. Kai tau lieka viską sumokėjus ir mokykloje pavalgius, tau lieka 300 eurų per mėnesį.
Ir tu dar neturi šaldytuve maisto, tu dar neturi drabužių, žodžiu, apie laisvalaikį iš viso nekalbu. Na, yra ten tų dienų, kad viena diena per mėnesį muziejų nemokamai. Na, aišku, gali taip kultūrintis, yra tų renginių visokių kitokių ten ir tų nemokamų, bet, nu, ką už 300 eurų per mėnesį Vilnių gali nuveikti. Nusipirki maisto, žiūrėk, nueini į parduotuvę, jis taip toks, nu, jau kaip vyresnio amžiaus žmogus, 50 eurų išleidai ir pareini tuščiom ir dar nelabai ten turi ką pavalgyti, reikia dar 2 valandas prie puodų stovėti, kad ką nors ten suorganizuotum iš to pirkinių maišelio ir taip toliau. Tai juokas juokais, aš niekada apie tai nepagalvodavau, bet kai pradėjo alga nekyla, arba nekyla tiek nežymiai, bet kainos auga neproporcingai greitai ir tu supranti, kad tų pačių pinigų, kur anksčiau daugiau mažiau tau užteko, kad dabar tu tiesiog gyveni nuo algos iki algos. Galvoju, kur aš tos pinigus padedu, kad aš nieko nenusipirkau. Jokių didelių pirkinių nebuvo. Aš niekur nebuvau ten tą mėnesį ar 2 iškeliavęs, žodžiu. Ar aš galvoju, aš pasidariau išlaidus, bet žiūrėk, kad ne, tu tiesiog gyveni taip, kaip gyvenai, išlaidos tavo, kaip sakyt, poreikiai nepaaugo, bet pinigų nebeužtenka. Supranti, kad kažkas yra nebe taip. Na ir tada, ieškai tada būdų, tai aišku, vadovėliai, metodinės priemonės, kokie nors mokymai, seminaras, korepetitorių ten tą mokyklėlę, kurioje jau irgi keletą metų sukuosi, tai iš tikrųjų padeda, kad tarkim iš vienos algos tu sumoki visus ten tuos mokesčius, iš kitos algos tu gali šiek tiek pataupyti, kad kai tarkim vėl ateis koks nors sunkmetis, ar neduok dievė infliacija, ar ten nenori visos algos padėti atostogoms, žodžiu, taip pat vėlgi bandai ieškoti, iš kur tų pinigų sutaupyti, jo labiau, kad po to Sodra, mokesčių inspekcija, kada deklaruoja pajamas, išstato sąskaitą, ten turi tūkstančius gražinti ir taip toliau, tai žodžiu visur tie pinigai ir tai, kad atrodo, kad dirbi per keletą darbų ir gal kam nors atrodo, kad aš turiu santaupų, ten mares ir taip toliau ir tiesiog galiu gyventi ten visiškai laisvai ir taip nėra, tiesiog netgi ir per kelias tas darbovietės dirbant, tie pinigai dabar su tokiom kainom, iš tikrųjų jie tiesiog taip sproksta ore ir niekada nepraeinu iš tikrųjų dabar, bent jau prie namų, kur yra parduotuvė, nepasižiūrėsi tą akcijų skirelį, kas šiandien ten, kam sureliams akcija. Anksčiau kažkaip tai negalvodavai tokių dalykų, kažkaip tai niekada tai būdavo ateini, ko reikia, nusiperki, noriu šiandien varškės, nusiperku varškės, noriu šiandien rūkytos žuvies, nusiperku rūkytos žuvies ir taip toliau. Bet dabar visą laiką eini ir pažiūrėjau. Žurnaliuką taip. Jau iš to aš tai reikia įsiminti. Tai kažkaip, ir taip, ir išmoksti ir galvoji, kad, netgi dabar, jeigu galvoji, jeigu ten atlyginimas ir pakiltų ir taip toliau, aš manau, kad aš toliau pro tą skirelę vis dėlto praeičiau, nes galvoju, kam švaistyti pinigus. Taip, iš tikrųjų, reikia pataupyti daugiau. Taip, ir tada gali kažką kitą nusipirkti, ar knygą nusipirkti, ar ten nueiti į koncertą, į keletą spektaklių per mėnesį, nei vieną kokį nors ir taip toliau. Tai tada kažkaip išmoksti pasispausti, bet visą gyvenimą taip spaudžiantis nesinorėtų būti. O tai kas buvo tas kertinis toks išėjimo aspektas? Aišku, manau, jų daug gal susidėjo, ar tai buvo, kad vienas ir, viskas, nebegaliu. Bet kada atėjo ta diena, kada supratai, kad, viskas, nebegaliu, aš tikrai išeinu iš čia. Ar galbūt kažkas nutiko, ar čia susidėjo viskas? Aš labai ilgai mąsčiau, tikrai nebuvo tas mano toks labai vienkartinis toks emocinis sprendimas ir taip toliau. Tiesiog pradėjo sveikata šiek tiek strikti. Ir ten kolegoms pasiskundžiau truputėlį, sako, tu nejuokauk, sako, jeigu čia širdis, tai tu reikia truputėlį kažkaip tai žiūrėti ir fiziologiškai ištyrė, kad nieko tarsi ir nėra. Supratau, kad arba stresas, arba nuovargis, arba dar kas nors, bet tenka gerti, tarkim, vaistus ir taip toliau. Aišku, visą laiką taupai viską miego sąskaitą. Nervai, aišku, pakrinka. Tada vėlgi, kai tu esi nepailsėjęs, nepamiegojęs, gerai nepavalgęs, žodžiu, iš tavęs reikalauja atlikti įvairiausių funkcijų ir jos nesusijusios su tavo tiesioginiu darbu. Ir tada matai, kad ir kolegos yra pervargę, aišku, ar ne? Visa švietimo bendruomenė yra pervargusi, tai atsiranda tų įtampų, atsiranda dar daugiau nesusikalbėjimo. Tada matai, kad tavęs jau niekas nebegirdi, kad į tave niekas nebežiūri kaip į specialistą, kad tu niekam neįdomus, niekas tau pagalbos jokios nežada. Iš esmės, ir galvoju, tu čia ardaisi, draskaisi, sveikata stringa, tu eini, esi nebelaimingas, nepatenkintas, žodžiu, tada kitus tu darai nepatenkintus, o visas tas emocinis toksai išsiekimas, nuovargis, jisai aišku, kas toks užkrečiamas, jeigu mes visi dabar čia sėdėtume tokie paniurė ir taip toliau, tai čia vienas laimingas žmogus, jisai irgi manau, kad ilgainiui prisitaikytų prie tokios nuotaikos ir taip toliau. Ir aš tiesiog kažkaip pagalvojau, kad viskas, jau priejau tą ribą, kad aš nebegaliu, aš ir savo nepatinku.
aš nebegaliu ir mokiniams nieko duoti, tarsi daugiau tokios būklės būdamas ir supratau, kad jeigu aš tikrai nepailsėsiu, jeigu aš tikrai toliau arsiu ir lėksiu tokiais tempais, kaip kad aš dabar lėkiu, tai aš nežinau, aš 40 nesulauksiu. Tada ir supratau, kad viskas, gana, žodžiu, ir tada pakalbėjau su ten vienos įmonės tokiu direktoriumi, sako, žinok, pats kaltas, jeigu esi tokia pervargęs. Sako, yra galimybių šiais laikais ir nuotolinis darbas parodė, ar ne visas pandemijos kontekstas, kad yra tų alternatyvų. Ir pateikė keletą pavyzdžių, kad žmonės keliauja po pasaulį, dirba nuotoliniu būdu, miega, kiek jiems reikia, ilsisi, valgo, grynamore praleidžia laiko, žodžiu, nestresuoja ir tikrai neskendi skolose jokiose ir visa kita. Sako, tai tu pagalvok. Sako, aišku, tu gali čia dejuoti, skūstis ir čia kaltinti visą tą aplinką, žodžiu, bet, kai matai, kad aplinka nieko nedaro, kad tau geriau būtų, sakant, tai ar verta į tą aplinką tiek investuoti. Ir man tai buvo iš tikrųjų toksai tas, nežinau, išsiblaivimas toksai, kad iš tikrųjų yra ir alternatyvų ir kad aš duodu, o mainais kaip nieko negaunu, tik tai vilti, kad vieną dieną bus geriau. Kažkada. Ir galvoju, kai matau kolegas, kad 30 metų tas vilties žiburėlis vis dar ten juos veda į priekį, aš nenoriu. Bet dar veda. Bet aš galvoju, mane 10 metų vedė, bet yra riba kažkokia. Ir tada aš taip supratau, kad viskas, aš labai daug mėnesių prieš perspėjau direktorę, kad aš išeinu, kad aš planuoju, kad priejau tą ribą. Viskas ir kad nebematau čia jokios perspektyvos ir taip toliau, kad jie turėtų pakankamai laiko ieškoti naujo specialisto, žodžiu, ir viskas. Ir tada kažkaip teko po truputėlį susitaikyti, pasakiau mokiniams, pasakiau kolegoms, vėlgi dar, žodžiu, aš ir su kolegom labai ilgai konsultavausi, tai ne vienas kolega nepasakė neik. Ne vienas nepasakė neik. Kad maždaug ne, ką čia kalbėgi, vis tiek geriau, gerėja, čia viskas čia tvarkosi. Ne. Ir buvo labiau netgi kolegos, taip sakyčiau, netgi palaikė tą sprendimą, kad sakė, jeigu tikrai neišeini į minusą, sako, ir jeigu radai alternatyvą, kaip išgyventi, kaip daryti tai, kas patinka ir taip toliau, sako, tikrai eik. Tai aš supratau, kad ne dėl to, kad jie, čia man labai, kaip čia sakyti, ne dėl to, kad jiems nepatinka ta mokytojo profesija, jau mano kolegos jau aukšto profesionalumo tikrai, jau pasitikiu kiekvienu be išimties ir taip toliau. Tai, žodžiu, tai suprantu, kad jie turbūt iš to nusivylimų galbūt vėlgi ar kokia būklė apėmusi yra iš tikrųjų, kadangi jie sąmoningi žmonės, jie supranta, kad vis dėlto, kad negali tai tęstis amžinai, bet vėlgi tas aukojimasis toks ir sako, kad gal vis dėlto, jeigu randi kur, eik. Tai kas dabar tas kur? Kokia vieta dabar bus tavo? Kur būsi? Tai dabar aš toliau dirbu prie vadovėlių, prie metodinių priemonių rengimo, kas man labai patinka, man laiką patiko net ir pamokoms, medžiagą ruoštis pamokų, turint dėliotis, ieškoti naujos informacijos, ten ieškoti metodų kokių ir taip toliau, tai man tas labai labai įdomu, nes aš augu labai akademiškai galėčiau sakyti, netoks ir tas akiratis plečiasi labai, tai šitas rytis mane domina ir kol kas joje dar sekasi išbūti, tai toliau korepetitoriausiu, vėlgi tęsiu šitą darbą ir dabar įsitraukiu į projektinę veiklą, truputėlį pasiūlė prisidėti prie pradedančiųjų pirmus metus dirbančių mokytojų integracijos mokyklose tokios programos, tai ten truputėlį, vėlgi, kiek galėsiu, pabūsiu naudingas vėlgi, o paskui žiūrėsiu, kas, kaip čia, kur, gal pakvies, gal pasiūlys, gal rasiu, gal sugalvosiu, gal, nežinau, pats kokią nors knygą parašysiu, gal dar ką nors, dainuoti nepradėsiu, kokį nepradėsiu. Dar yra laiko. Ne, šitoms rytims nesu labai nelabai talentingas, iš vis netalentingas. Tai kažkaip tai ten, neaišku, jeigu finansai leis, labai norėčiau pakeliauti po pasaulį, tai čia, kai dabar turėsiu daugiau laiko, tas ritmas kitoks ir mano darbas iš esmės bus nuotolinis, toksai tai galiu būti bet kur yra interneto ryšys ir jeigu turiu už ką pavalgyti ir kur pamiegoti, tai čia iš viso yra tobula. Tai jeigu pavyks, tai dar norėčiau šitą tikslą įgyvendinti. Tu minėjai, kad padėsi pradedantiesiam, kažkiek vis tiek suteiksi savo žinių.
Ką tu šiaip patartum pradedančiajam mokytojui, kaip jam greit neperdegti, nes kai ateina tas jaunas, tai jis labai greitai ir perdega tiesiog, kokie šiaip, kaip susidėliot gal darbus, tam tikrus prioritetus, gal kažkokie patarimai. Na tai pirmiausia, tai reikia neišeikvoti savęs. Neatiduoti visko, ką turi, nes čia, aišku, kai reikia sukurti medžiagą savo, kai reikia prisijaukinti ir kolektyvą, reikia prisijaukinti mokinius, reikia perprasti programą, susipažinti su visom jau parengtom priemonėm, vertinimo sistemos, ten pasiruošimas užtrunka ir visi kiti dalykai, bet vis dėlto reikia riboti vėlgi darbui skiriamą laiką ir atskirti tą laisvalaikį. Tai aš, pavyzdžiui, rekomenduočiau galbūt net ir pradedančiajam mokytojui, tarkim, jeigu pamokos nuo 8, tai tarkim ateit mokyklą nuo 7, išbūti iki pamokų pabaigos ir kad šitų tavo 8 ar 9 valandų darbo diena ir viską toliau palikti mokyklai. Ir tada tu išmoksti dirbti labai labai proporcingai, išmoksti labai racionaliai išnaudoti tą laiką, nieko nenešti namo, neprisijungti prie elektroninio dienyno po darbo valandų, nekelti telefono ragelio po darbo valandų, žodžiu, neturėti jokių tenai grupių, kanalų ir taip toliau su mokiniais, su mokinių tėvais, kur susirašinėjai po darbo, savaitgaliais, atostogom, nieko, jeigu turi išjungti po darbo, nes tai yra tavo darbo įrankiai. Neperžengti asmeninės ir darbo ribos, nes tą pačią akimirką, kai tu tą ribą pastumsi, ta riba labai greitai nusistums dar toliau ir tu pamatysi, kad tu dirbi 24 valandas per parą. To neturi būti. Čia yra didžiulė klaida ir jeigu mokytojas nori nesudegti, neperdegti ir tiesiog skirti laiko savo ir nepamiršti, kad jis yra žmogus, kad jis yra ne tik mokytojas, jis yra ir žmogus turintis savo poreikių, tai tą reikia labai nuo pat pradžios tą padaryti. Ir tie, kurie sako, ne, kas čia bus, jeigu visi dirbsim pagal popierių, čia visi dirba po darbą, dirbkit, prašau. Jeigu jūs norite, kad aš dirbčiau po darbo, man viršvalandžius prašau mokėti. Arba tarifikuoti kaip papildomą darbą, ar dar ką nors daryti, tiesiog reikia labai aiškias ribas nubrėžti. Ir tą reikia nuo pat pradžių daryti, kaip sako pedagogika visą laiką. Ir mokiniams labai aiškias ribas nubrėžti, ir tėvams labai aiškias ribas nubrėžti, kolegoms, bet ir savo reikia pirmiausia, savo labai aiškias ribas nubrėžti, ko aš nedarysiu, ką aš darysiu, darbotvarkė, dienotvarkė ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, dabar labai efektyvus dalykas, aš labai nemėgstu tų tokių, žinot, kaip būna gyvenimo tokie gurų, coacheriai ir visą kitą, maždaug, kaip susitvarkyti savo gyvenimą, susidėlioti tą viską į ribas ir taip toliau. Bet vieną tokį receptėlį radau, kuris man labai pasiteisino ir aš taip nudžiugau, iš tikrųjų išmėginau praktiškai čia prieš porą savaičių, kad kiekvieną vakarą tu turi surašyti savo lapelėje pagrindinius darbus, ką tu turi rytoj padaryti. Ir kai tu ryte atsikeli, tau nereikia sukti galvos, ką čia man šiandien nuveikti, ar ne? Ir pasižiūrėjau sąrašą, bet sąrašas neturi būti 30 dalykų. 4-5 dalykai. Ir, pavyzdžiui, aš pasidariau tą sąrašą, 5 dalykai, ką aš turiu padaryti. Aš atsikeliu ryte, išgeriu kavos, pasižiūriu tą sąrašėlį, toks paprastas, toks lengvas. Ta padarau, varnelę, tą padarau ir žiūriu, kad aš jau visus tuos darbus, dėl ko aš anksčiau visą dieną sukčiau galvą, atidėliočiau, nuo kurio čia pradėti ir taip. Puikiausiai pavyko ir aš žiūriu, kad tie darbai nėra tokie baisus, nėra tiek daug laiko atimantis, kaip kartais mes įsivaizduojam, žodžiu, ir tai puikiausiai pasiteisino. Tai jeigu pradedantysis mokytojas iškart kiekvieną vakarą susidėliotų, ką jis rytoj turi padaryti, ir jeigu jisai, kaip sakyt, turi ruoštis, kaip čia pasakyti, darbams ne dieną prieš, bet 2 dienos prieš. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu, tarkim, antradienio pamokom pasiruošti, aš turėčiau būti penktadienį joms pasiruošęs. Čia kiti sako, jeigu nori penktadienį eiti ramia galva į darbą, pasiruošk penktadienį, jeigu nori pirmadienį tinkamai dirbti, pasiruošk penktadienį tam darbui, o ne kad pirmadienį atsikeliu ir pradedu ruoštis. Žinau, kad tau nauja diena nekeltų papildomo streso, kad tu kažko galbūt šiandien nespėsi. Ne, tu šiandieną jau pasiruošiai vakar ar užvakar būtų geriausia. Ir pavyzdžiui, jeigu trečiadienį, tu pirmadienį pasiruošiai jau trečiadienį, tu penktadienį pasiruošiai antradienį ir tau nė viena diena nekelia streso. Truputėlį pasiplanuoti tą savo laiką, bet neperžengti tų ribų. Šiek tiek toliau tą visą planavimą. Ir nereikia, kad visai savaitį prisiruošti, kad sėdžiu visą savaitgalį, visai savaitę. Ne, tiesiog užtenka kartais vieno vakaro, kad tu pasiruoštum ten kitos dienos tam darbui ir tu atsikeli ryte, tavo viskas padaryta. Tu dabar grįši po darbo, pasiruoši dar kitai dienai ir taip toliau. Ir tavo viena diena visą laiką bus, kaip sakyti, tu būsi savo pasiruošimu vienu žingsniu prieki. Ir nebus taip, kad ir tada galės, kad vakare, pavyzdžiui, jeigu tu eisi su draugais susitikti ar į teatrą ir tu ryte atsikelsi, tu žinot, kad tavo ta diena jau yra paruošta.
ir tau tiesiog reikės tik tai poryt pasiruošti. Na tai tu pasiruoši, bet nėra taip, kad negaliu eiti su draugais, man reikia rytojui pasiruošti. Ne, tu save apiplėši visą laiką, reikia nustoti save apiplėšinėti, tai yra tavo laisvalaikis. Tau už tai nemoka arba moka ten 20 centų, žodžiu, ir už 20 centų tai kartais atrodo, kad aš tau padėsiu 40, kad tu tik tai atsiknistum nuo manęs ir viskas. Tai truputėlį tą laiko vadybą tokia, bet čia nuo pat pradžių reikia padaryti. Nes po to... įpranti ir tai jo, nes po to sunkiau. Dar vienas irgi klausimas buvo iš žiūrovų, toks iš įdomesnių, nuo ko turėtume pradėti gydyti mūsų švietimo sistemą ir kaip turėtume reabilituoti mokytojo profesiją. Atlyginimas, gera psichologinė savijauta, padorus krūvis, visuomenės požiūris, kas turėtų pasikeisti, kad tiek jūs norėtumėt matyti save mokyklai, o ir galėtumėte pasakyti, kad švietimas sveiksta. Sunkesnis toks, bet iš tikrųjų tikslingas labai. Taip, čia reikia, pirmiausia, aš aišku pradėsiu nuo to, kad reikia labai aiškaus susitarimo arba tokio nustatymo analizės, kur mes šiandien esam. Pirmiausia, kad tai nebūtų paremta intuicija, įsivaizdavimu, vieno kokio nors ten švietimiečio nuomonė, kad mano kaime tai taip, o mano kaime tai gerai. Ir maždaug mes padarom tada išvadą, kad vidutiniškai ten yra. Tai pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kur link eina Lietuvos didmiesčiai, kokių specialistų, tarkim, ten labiausiai trūksta, kokia mokyklų infrastruktūros situacija ir taip toliau. Tada reikia pasižiūrėti, kur link eina Lietuvos regionai. Ar ten tam tikrų specialistų, aš nekalbu dabar apie švietimo specialistus, ar ten gydytojų reikia, ar ten inžinierių reikia, ar ten, nežinau, kokių nors ten agronomų reikia ar socialinių darbuotojų ir taip toliau pasižiūrėti, ar sutampa Lietuvos regionų plėtra ir kryptis su didmiesčiu. Pasižiūrėti tada, kaip reikėtų rengti kokius Lietuvos specialistus ir kaip jie turėtų būti pritaikyti tai darbo rinkai. Galbūt išaiškės taip, kad pavyzdžiui Dzūkijos mokyklos turėtų truputėlį pasirinkti kitokią kryptį negu Žemaitijos mokyklos. Ar ne, bet vėlgi ir taip toliau, kad išlaikytume ir nemirusius tuos miestelius ir taip toliau. Tai bet aš kalbu apie tai, kad mes turim pirmiausia ištirti savo valstybės ar visuomenės raidą, kuria kryptim mes kaip valstybė judam, ko mes iš savo ateities tikimės ir tada atsirėmę į tai mes turėtume modeliuoti savo švietimo sistemą. Kokios disciplinos turėtų būti mokykloje, kokio profilio specialistų mums daugiausiai reikės aukštosiuose mokyklos ir po to darbo rinkoje atsižvelgiant į tą analizę. Tarkim, jeigu dabar mes turim agronomų pakankamai per visą Lietuvą, ar mes jų turėsim po 10 metų. Tai jeigu mums po 10 metų jų trūks, tai mes jau turim padaryti taip, kad 15 kokių ten metų perspektyvoje, kad žemės ūkio krypties specialistų truputėlį būtų, vadinasi, reikia galbūt kažkur sustiprinti gamtamokslinį rengimą ir taip toliau. Net viskas remiasi į tyrimus, į tą tokią, nežinau, strateginę analizę mes turim labai ryškiai pasidaryti tokią, bet pradedant nuo dabar, kur mes esam dabar, kur link mes einam, kur mes būsim po 5, po 10, po 20, po 30, ten gal ir po 50 metų, jeigu įmanoma tiek projektuoti. Tada mes turim atitinkamai modeliuoti ir mokytojų rengimo visą pertvarką. Ar ne, kokios tos studijos turi būti, kokių dalykų turi būti tų specialistų, kuriuose miestuose turi būti sutelkta, kokių mokytojų daugiausia ir taip toliau. Aišku, tada tas atlyginimas, pavyzdžiui, jeigu mes vėlgi priimsim visus su vienu balu norinčius ar nestudijuoti pedagogiką, tai apie kokią mes čia perspektyvą to švietimo kalbam. Turi būti padaryta konkurencija. Konkurencijos nepadarysim be gerų darbo sąlygų. Ar ne, tai mes turim, čia jau visi tie ir keliami reikalavimai dabar, ar ne, būsimo streiko, irgi, kad yra ir mažinti mokinių skaičių klasėse. Vėlgi ir didinti tos profesijos patrauklumą, ar ne, ištiesiant pagalbos ranką. Tai jeigu yra ten tiek ir tiek specialių ugdymosi poreikių mokinių, mokytojas turi turėti savo pagalbos specialistą, turi būti mokinio, pagalba mokytojui, pagalba ir mokiniui turi būti, ar ne? Vėlgi, tai man mokytojas gali padėti truputėlį ten pamoderuoti pamoką, ten medžiagą ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, jeigu yra mokinys, kuris turi disleksiją ar disgrafiją, tai šalia jo dar turi sėdėti specialistas, kuris jam turi padėti toj pamokoje tinkamai dalyvauti, ne tik vadybą pamokos rūpintis ir taip toliau. Tai aišku, atlyginimai, tas geras klimatas turi vėlgi būti ištirta nuodugniai. Mokytojų psichologinė būklė, turi būti išanalizuoti visi kenksmingi tie faktoriai, ar ne, bet vėlgi turi būti užkirstas keliams, kodėl mokytojai palieka mokyklas, kas lemia, kad jie blogai jaučiasi, kas lemia jų perdegimą, kodėl nemaža dalis jaunų mokytojų, kuriuos aš pažįstu, kurie dar yra mokykloje, lankosi pas psichoterapeutą. Kodėl?
ką tai sako apie mūsų mokytojų irgi tą emocinę, tokią psichologinę būklę, ar ne? Vat vėlgi turi būti labai, galėčiau sakyti, galbūt paturbinta, nelietuviškas žodis, bet metodikos ta visa infrastruktūra. Kokią pagalbą mes kaip mokytojai ir kaip mokiniai galim gauti. Kokią pagalbą, vat vėlgi metodinė prasme, gali gauti ir tėvai, kurie nori padėti savo vaikui mokytis. Pavyzdžiui, jeigu aš jam duosiu fizikos vadovėlį tėvui, jisai skaitys, jis nieko nesupras. Tai aš turiu jam duoti irgi tam tikras gaires, kaip padėti ir taip toliau. Aš kaip pažiūriu, tarkim, į užsienio kalbų mokytojų vadovėlius, kaip jie atrodo, mokinio vienas vadovėlis, šalia dar kita papildoma metodinė medžiaga, visas skaitmeninių priemonių paketas yra parengtas, paspaudi, čia tau sąsaja tokia, čia tu gali ausinės įsidėti, paklausyti savo pats tą įrašą, vėlgi ne magnetofonas, kuris džeržga ten ir taip toliau, tu klausai. Negirdi, ką sako. Taip, vėlgi, ar ne, tada mokytojo knyga yra atsakymai, patarimai, yra skaitmeninis dar papildomas turinys, jeigu tu nori olimpiadai ruoštis, jeigu nori gilinti žinias, tau trūksta skaitimo užduočių, dar yra visas paketas skaitimo užduočių, tau trūksta garso užduočių, klasė, tarkim, nemoka rašymo, viskas yra, mokytojui pačiam nereikia ieškoti, kurti, lipdyti, klijuoti, sėdim karpom, klijuojam, ten ieškom, ten iš seno vadovėlio, iš naujo verčiam, iš užsienio kalbos, pritaikom kažką, taip neturi būti. Tu turi turėti visą tą paketą ir kai ateis, va čia, bet jau prasideda šiokia tokia motivacija, galbūt, kad tu supranti, kad pagalbos tu gauni. Tu ateini, jau paruoštas kaip specialistas ir taip toliau. Tu, aišku, neturi ten 35 pamokų per savaitę, tu turi maksimum tas 18 pamokų. Vėlgi, tau yra atitinkamai sudarytos sąlygos kelti tą kvalifikaciją kokybiškose mokymuose, kokybiškose seminaruose. Tu gali išvykti į kokią nors stažuotę, tu gali turėti galimybę pasimti ir akademinių, kūrybinių atostogų. Jeigu tu matai, pavyzdžiui, kad dabar atsinaujino programos turinys, yra įdėta labai daug, tarkim, amerikiečių ar prancūzų literatūros, bet tu supranti, kad tu nesi specialistas, metodinės medžiagos trūksta. Gerai, eini pusę metų ar ten kiek studijuoji universitete, ar ten klausai kokius nors ten penktadieniais kursus visus metus, eini, ruošiesi, ar ne, bet vėlgi tam, kad galėtum su tuo dirbti, ar ten koks nors kitas ten geografija, ten socialinė geografija, labai keičiasi, ar ne, vėlgi tai tau reikia visas tas tendencijas iš naujo pagauti, vėlgi užčiuopti visą tą pulsą, tai tu gali vėlgi pavažiuoti kur nors, jeigu moki užsienio kalbą, į kokius nors kursus, mokymus, pamatyti, pakeliauti, patirti, susipažinti su naujausiom priemonėm ir taip toliau. Mes nieko neturim. Tai apie kokį patrauklumą mes kalbam, kad ateisim į baisią mokyklą, turime menį fiziškai baisią mokyklą, turėsim kreidos, lentą, ar ne, sulūžusias tam tikras kėdes. Vėlgi tada mokytojai turės patys klijuoti, patys karpyti ir taip toliau ir kopijuoti už savo pinigus arba reketuoti mokinius, kad jie atneštų pinigų kopijoms, nes niekas neskiria, ar ne, vat vėlgi, tai čia nedarbas. Tai rodo, kad valstybei nerūpi. Maždaug valstybės vis sakant, mokytojui davėm darbo vietą ir va čia mokytojas turėtų jau tuo džiaugtis, ar ne? Bet o priemonės, o galimybės, o mano tobulėjimas kaip specialisto. Tai, kad man duoda 5 dienas kvalifikacijai kelti, gerai, bet o toliau, kur man tą kvalifikaciją kelti? Jeigu ten koks nors nevykęs seminarėlis yra, tai nereiškia, kad aš nuėjęs į jį automatiškai tapsiu protingesnis. Tai čia yra kompleksiniai dalykai, bet nuo tokių strateginės analizės dalykų iki perspektyvos nubrėžimo, iki susitarimo tarp skirtingų sričių specialistų ir tarp finansų ministerijos ir ten, tarkim, tarp statistikos departamento, aukštųjų mokyklų, ten gimnazijų, progimnazijų, pradinis ugdymas, vis turi būti iš karto bendradarbiavimas aiškių mokyklų, pradinukai, progimnazija ir gimnazija, kad nebūtų pradinukai moko ten tik tai skaičiuoti, o rašyti nelabai galva, vis tiek rašys kompiuteris, jūs galėsite diktuoti, tai mes mokomės tik skaityti ir ateina ir rašiklio ten 4-5 klasėje nemoka nulaikyti rankoje, tada progimnazijoje ateina, o ne, mes dabar mokymės gamtamokslinį ugdymą lietuvių kalba nesąmonė, ateina į gimnaziją reikia visko. Tai bet vėlgi, ne, tai reikia irgi krypties, susitarimo, tam tikrų įsipareigojimų, kad tai yra, kaip sakyti, visų mūsų mokiniai. Tai nėra, kad čia kol pradinukai tai jūsų mokiniai, o po to jau progimnazijų jau nebe jūsų. Ne, tai yra mūsų visų Lietuvos vaikai, kurie kurs tą mūsų ateitį tokią. Tai mes visi turim prisimti atsakomybę už tą kryptingą, tokį ilgalaikį tą ugdymą, nefragmentuotą, neiškreiptą. Tie vaikai neturi būti paleisti, bet aišku, jie neturi būti įbauginami, jie neturi būti traumuojami, bet matai, kad tai yra kompleksinis paketas tų pokyčių, ką mes turim padaryti. Vėlgi, bet čia reikėtų, aš manau, dabar neprisimenu, kuri Europos valstybė tą darė, 10 metų
reformai tokiai kompleksiniai ruošiasi ir tada ar ne 10 metų ją įgyvendino. Tai 20 metų užtruko tie pokyčiai, bet jie dabar savo švietimą yra susitvarkę. Mes tą galėjome pasidaryti atgavę nepriklausomybę, aišku, mes to nepasidarėme. Tai dabar jeigu mes 10 metų strateguotume, na ir 10 metų įgyvendintume, tai maždaug apie 2045-uosius, jau kai aš eisiu į pensiją panašiai, tai mes jau galėtume turėti tam tikrų pokyčių. Ne? Bet vėlgi, tai nėra vienadieniai sprendimai, tai nėra va toks, o kaip mes vadam reformą, pakeitėm ugdymo turinį ir kas iš to? Toliau niekas nepasikeitė. Jeigu aš pasikeisiu batus, bet toliau būsiu visas purvinas ir taip toliau, tai reiškia, kad mane įleisi į vestuvės. Ne, tai tu turi visas gražus švarus ateiti, pasipuošęs, kvepiantis, ten ir dar dovanėlę galbūt atnešti kokią nors tai, ne? Ir taip toliau. Tai jeigu mes pakeičiam batus ar kepuraitę ar ten rankinuką kokį, tai savaime niekas nepasikeičia. Tai reikia kompleksinių pokyčių, bet jie irgi neturi būti spontaniški, jie turi būti ištirti, pamatuoti, turi būti numatytos visos rizikos, galimybės, turi būti ilgalaikiai įsipareigojimai, susitarimai, jų turi būti nuosekliai laikomasi, o ne taip, kad 21 metais susitarėm, tada 3 metus nieko nedarėm, kai ateina 24 metai ir jau turim pamatuoti savo sėkmės kriterijus, išaiškėja, kad nepavyks. Tai kasmet reikėjo daryti po žingsnelį, ir tada mes tikrai galėtume nueiti į tą savo išsvajotą ateitį. Bet mes kažkaip to niekaip nesugebam suvaldyti to savo proceso. Tai vadinasi, kad mūsų švietimo vadyba iš esmės yra tokia skistoka. Aišku, šiais metais mačiau ten straipsnį kažkokį skaičiau, kad nemažai atėjo į pedagogikos studijas, bet ir tai tikriausiai pritraukė stipendijos didelės. Taip. Kad jie atėjo, kiek jų nueis į mokyklą, kiek iš jų mokykloje liks. Gerai, jie liks metus, 2, o po to, vėlgi, koks procentas? Tai, kad jie įstojo į pedagogiką, gerai, ar jie turi tą įsipareigojimą, kad įstojo į pedagogiką ir dabar 2 metus pabūk mokytojų, kur nors, nežinau, ten pagėgiuose. Paskutiniam kurse irgi už stipendiją tam tikrą. Mėnesinę prioritetinio šitų specialybių. Jo pedagogikos rytį, tai tu turi įsipareigoti 3 metus dirbti valstybiniai mokykloje. Ir kiek tokių įsipareigojusių yra? Praeitais metais buvo pirmas kartas, kai išleido šitą dalyką. Būtų labai įdomu, kad kas nors pasakytų, kiek tokių įsipareigojusių atsirado, kad įstojo daugiau, tvarko, gražu, sveikinta. Kiek jų nuėjo į mokyklas, kiek jų įsipareigojo tuos 3 metus dirbti ten visokiausios, aš cituoju, rajonų savivaldybėse, kur mokytojų trūkumas ten didžiausias ir taip toliau. Bet vėlgi ir po 3 metų, ar jie lieka? O ir tada ištirti, o kodėl jie nelieka. Vėlgi, kas juos motyvuoja ar demotyvuoja. Nes aš, pavyzdžiui, pažįstu mokytojų, kurie po 2 metų išėjo ir buvo toks pasakymas, kad trūksta emocinės grąžos, kad tu tik tai duodi, o atgal nieko negauni. Mes praeitoje laidoje apie tą pačią šnekėjom, kad labai daug ir savęs išdalini kaip to asmenybės ir šiaip resursų daug išdalini, o atgal labai mažai gauni, arba iš vis nieko negauni. Čia tada švarė sąžinė. Taip. Ir dar vienas klausimas buvo Instagrame, kokie veiksmai formuoja pedagogo prestižą? Jūs dabar visi apie tą prestižą. Oho. Tai žiūrint apie ką mes kalbame, jeigu mes kalbame apie pedagogo prestižą mokykloje, tai turbūt aišku, kad tavo kokybiškos pamokos, tavo santykis su mokiniu, bet vėlgi prie to prestižo prisideda, bet kaip tu pats save pozicionuoji? Aš manau, kad jeigu mes visi sąmoningai esam pasirinkę tą profesiją, tai mes tikrai nesirenkam dėl to, kad nieko daugiau nesugebu, tai eisiu pabūt mokytų. Aš labai abejoju, kad tokių žmonių yra. Gal, bet aš čia labai nuliūščiau, jeigu tokių atsirastų. Mes jeigu renkamės, vadinasi, mes vertinam. Mes jau tiesiog vertinam kaip tikrai tokią specialybę, kuri kūrė pridėtinę vertę ilgalaikiai perspektyvai ir taip toliau. Tai aš manau, kad jeigu mūsų savivertė pačių nebus žema, jeigu mes patys gerai jaučiamės, sakydami, kad kas tu esi mokytojas, bet jeigu sakai, mokykloje dirbu, švietime sukuosi ir bijai pasakyti, kad tu mokytojas, tai aišku, kad tau prestižą, aš tau galiu priklijuoti tą prestižą, aš ten galiu tave liaupsinti ir taip toliau, bet jeigu pats tu tose rogėse prastai jautiesi, tai čia niekas to prestižo tau neduos ir čia tave gali, nežinau, apkabinėti briliantais ir ten kiekvienas vis spinduliuos ir prestižas ir nieko taip nebus. Iš tikrųjų, tai man ta profesija yra prestižinė. Tokia, kaip sakyti, tas yra socialinis prestižas, ne? Bet mes norėtume ir ekonominio prestižo, ne? Tai čia yra tokie, man atrodo, tokie vienas kitą galbūt papildantis, bet ne visai vienodi šitie dalykai. Tai mokytojas tikrai yra man
mokytojo profesija yra ta viena iš tų kelių, kurios labiausiai turbūt reikšmingos, aš nenuvertinu ne vienos, kiekviena savo srity ten yra tikrai reikšminga ir atlieka tą funkciją, kuri yra reikalinga, bet man mokytojo profesija tai viena, turbūt 5 yra pačių reikšmingiausių pasaulyje tų profesijų ir pasakyti, kad maždaug tu tik mokytojas, ar ten maždaug negi tau patinka, arba negi nieko daugiau nenorėtum daryti. Visada norėjai. Ir toks, man atrodo, kad žmonės, aš galvoju, tai jūs realiai vaikotės iš esmės kažkokio tai keisto tokio prestižo, kuris daugiausiai turbūt bus susijęs su ekonomika, su įvaizdžiu. Čia nežinau, politikas, ar čia gydytojas, ar nežinau, kas ten advokatas, koks nors galėtų būti, ekonomikos specialistas, žinot, tokios prestižinės profesijos, į kurias ten labai paklausiai visi stoja ir taip toliau. Na, jeigu tau reikia to įvaizdžio, ar ne, kas visuomenės akise, vėlgi, tai viskas tvarkoja. Tau gal mokytojas atrodo prastai, tau gal ir buhalteris prastai atrodo, tau gal ir, nežinau, pilotas ar vairuotojas prastai atrodo, na, tai, bet čia jau yra to žmogaus bėda. Aš kaip pagalvoju. Ir mes kaip tik festivalyje Birštone būtent diskutavom ir aš sakiau, ir aš dabar galiu pakartoti, kai man žmogus pasako, kad maždaug tik mokytojas, tai aš suprantu, kad su tuo žmogum nelabai daugiau turėsiu apie ką šnekėti, nes mūsų tokie turbūt esminiai pasaulio matymo principai jau skiriasi ir labai gražiai Unė Kaunaitė pasakė, aš esu net mokytojas. Bet vėlgi, kad tai yra ta profesija, kuri jau vien tai, kad tu telpi į ją, ar ne, bet kad tave įsileido nešti tą profesijos vėliavą, jau tai yra prestižas ir tai yra reikšminga ir aš manau, kad čia nei gėdytis, nei savęs menkinti, nei pačios mokytojo profesijos menkinti negalima jokių būdų, bet mes kalbam apie tos profesijos patrauklumą, kas galėtų padaryti tai, kad mokytojas jaustųsi geriau dirbdamas tą darbą, bet vėlgi, kurį turbūt sugeba geriausiai ir kurį pasirinko pagal savo prigimtį. Tai čia jau reikia valstybės ir visuomenės pagalbos. Dar taip jau prie galo einant, tai kodėl vyriškas lyties atstovų tiek mažai pedagogikoje? Ypatingai tokiose specialybėse pradinis ugdymas lietuvių kalba, ta pati biologija, ten daugiausiai gal kūno kultūros vyrų yra, bet daugiau tai moteris vien. Buvo pasaulyje daug valstybių padaryta tyrimų, iš tikrųjų, kad vyrams reikia karjeros pokyčių. Ir kadangi mokytojo darbas tų karjeros pokyčių tokių akivaizdesnių neįneša, kas gali kelt kvalifikaciją, gali tapt pavaduotojų, gali tapt direktoriumi ir taip toliau. Ir dažnai vyrai eina į tas pozicijas. Vyrai būna direktoriai arba jeigu jau tampa direktoriais, jie eina į savivaldybių administracijas, į kokius nors švietimo skyrius ir taip toliau, arba kūrė savo kokius nors verslus ir taip toliau, jie tiesiog negali sėdėti vienoje vietoje. Tai susiję, aišku, su visuomenės stereotipiniu tokiu požiūriu, kad vyras yra šeimos galva, jis turi uždirbti pakankamai daug ir taip toliau. Ir jie, tarkim, dirbdami mokytojais, ta savigarba turbūt ar savivertė tam tikra jų gal šiek tiek kartais yra pažeista ar tokia neišpildyta iki galo, ir jie renkasi galbūt visai tą kitą sritį. Ir buvo ir Kanadoje, jeigu neklystu, Islandijoje buvo bandoma pritraukti vėlgi vyrų į mokyklas, bet vėlgi, tai konkrečiai to padaryti per daug ir nepavyksta, neužtikrinant tų pokyčių. Tu gali motyvuoti, gali padaryti, kad įvesti kvotą, kad pusė turi būti vyrų, pusė moterų ir maždaug, kad vyrai nejaukiai jaučiasi gal moterų kolektyve. Ne velnio. Ir galvoju, kad jeigu bus daugiau vyrų ir jie labai gerai jausis, irgi ne. Jeigu jiems mokėsi centus, jeigu neužtikrinsi karjeros perspektyvų, jeigu nesutvarkysi infrastruktūros, žodžiu, ir taip toliau, tai tikrai niekas neužsisėdės. Moterų kodėl daugiau yra? Dėl to, kad joms, kaip sakyti, kaip toms mamoms labai dažnu atveju, vėlgi yra labai parankus darbo grafikas, nes jisai sutampa su mokinių, jų vaikų, tarkim, darbo grafiku, kad nuvežti darželį, nuvažiuoti darbą, darželį baigė, paimti iš darželio po savo pamokų, maždaug tas ritmas gyvenimo yra toksai ir visa kita, tai čia tos moteris labiau, negražiai pasakiau, tos moteris, moteris galbūt ir lieka ilgiau toje sistemoje, gal dėl tam tikrų ir patogumo tokių dalykų, bet čia sakau, aš kalbu dabar dėl to, remdamasis tyrimais. Vėlgi, bet vyrai, kodėl aš manau, kad tiesiog, jeigu tu nori tikrai užtikrinti tą šeimos gerovę, tikrai ir nori duoti ir žmonai, nori duoti ir vaikams, ar ne, ir būti stabilumo garantas tam tikras, kas vyrui yra irgi svarbu, moteriai, manau, lygiai nemažiau yra svarbu ir taip toliau, bet gal moteris būna, kaip sako, kantresnės jos, ar ne, truputėlį vyrai tokie nori visko čia ir dabar, maždaug ir jeigu neduodi čia ir dabar, tai aš einu kitur,
ir taip toliau, tai gal taip ir yra. Bet iš tikrųjų aš manau, kad vėl remiamės į finansus, į galimybės ir kitus dalykus, kodėl vyrai pasirenka ir išlieka tik entuziastai. Na, aišku, tikėkime, kad kuo daugiau ateis. Taip, nes šiaip trūksta vyrų. Trūksta kartais, kad jie išlygintų tą visą atmosferą moteriškam kolektyvui. Taip, moteriškas kolektyvas. Jau jauti, taip jau kažkas jau susipykęs stovi ir ateina vyras ar mokytos, nesvarbu, ar kūno kultūros, ar biologijos, ar kažkas. Ir jau viskas. Kitaip, atrodo, išsilydo. Ai, čiagi jis ateina. Kaip pačiam sekėsi dirbti kolektyve? Nespėjau irgi moteriškas kolektyvas. Dabar neprisimenu, kiek vyrų, gal 7 mokykloje, bet kolektyvas, kai nėra didelis, 42 mokytojai, jeigu neklystu, tai jau toks nemažas procentas. Bet man tai nebuvo keista, vien dėl to, kad aš mokiausi humanitariniai klasiai. Buvo 3 bernai klasiai. Čia įskaitant ir mane. Žodžiu, tai ten buvo moteriškas kolektyvas. Nueinu į lietuvių filologijos studijas ir spėkit, kiek ten vyrų. Įstojo mūsų šiek tiek daugiau, baigėm irgi tik keli. Ir paskui nueini į mokyklą ir vėl tas pats. Tai mūsų visą laiką tokia mažuma, ten 10 metus užsitęsusi. Tai man akibrokšto jokio nebuvo. Kažkaip aš tai visiškai puikiai sutariau ir kolegės, lituanistės ir su kuo puikiausiai sutarėm. Vėlgi ir taip toliau. Ir daugiausia laiko teko praleisti ten ar metodinės kokios veiklos ir taip toliau. Žodžiu, šiaip bičiuliaujamės jau ne mokyklos ribose, tai kažkaip, nežinau, aš nepajutau to tokio. Ir kadangi man labai pasisekė, kad kolegos, su kuriuom aš bendrauju, tai tenai yra be intrigų, be apkalbų, be gandų ir kas būna, dažnai būna stereotipizuojama, ar ne, kad būna tas, kur moteriškos kolektyvas, tai ten bus visokių, tai ten tokių dalykų. Tai bent jau aš su kuo bendrauju, vėlgi, tai man šito kažkaip pavyko išvengti, tai aš negalėčiau šitam stereotipui tokiam pritarti, bent jau savo kolegų, su kuriais bendrauju rate. Gal už rato ribų galima rasti visokių ten tų niuansų, bet tai ten jau kiekvieno sąžinės reikalas. Na taip. Aš dar paskutinį klausimą užduosiu, vis tiek lietuvių mokytojas. Tai ką lietuvių mokytojas skaito be mokyklinės literatūros? Oi, skaitau labai daug ir aš nemoku skaityti vienos knygos vienu metu, tai šiuo metu galiu pasakyti, ką skaitau. Tai pirma knyga dabar mano tokia įpusėta, tai yra neseniai pasirodžiusi Maya Angelou autobiografija, žinau, ko gėda paukštis narve. Aš poeziją angliškai buvau skaitęs ir turiu knygą, bet žodžiu, daugiau man jos norėjosi ir pagaliau, kai apsidžiaugiau, kad lietuvių kalba pasirodė šitą knygą, tai iš karto nusipirkau, užsakiau dar iš ankstinę versiją, vėlgi tai atsiuntė, tai šitą knygą skaitau. Dabar darbui skaitau Frankensteiną, pabaigiu, vėlgi liko ten keliasdešimt puslapių ir tada dabar skaitau tokią psichologinę knygą, psichologinę, sociologinę, apie homofobijos reikšmę vaikystėj mokykloje ir kokiu trauminių pėdsakų palieka ilgalaikiai žmogaus perspektyvoje. Vėlgi parsisinčiau dabar, skaitau angliškai, tai truputėlį aišku tas lėtesnis tempas, bet vėlgi labai įdomu. Tai vat man visokių, man labai daug kas rūpi, man labai daug kas įdomu iš tikrųjų, tai vat vėlgi tai aš tas kelias knygas pasidėjęs, tai vėlgi kai nuo vienos pavargstu, tai žodžiu, tada paimu kitą, kol geriu arbatą skaitau vieną, kol geriu kavą skaitau kitą. Taip, iš tikrųjų, tai vieną ryte, kitą prieš miegą, tai vat vėlgi tai tas yra įdomu. Tai vat skaitau viską, kas papuola. Mokslinės fantastikos mažiausiai skaitau, bet aišku, Frankensteinas pirmoji mokslinės fantastikos knyga, bet jau darbui reikia, bet šiaip labai gera knyga, tai ten skaitau. Ir malonumas, ir darbas, žodžiu, ir viskas, tai visko, mano namų biblioteka galima visko rasti. Mus remia irgi Leidykla Briedis ir Seik, tai dar viena prie tų 3 knygų tau. Tikrai fantastika. Taip, gali. Ir užrašinė, tai man labai iš karto krito jausi, kai pasakė, kad užsirašinėjai tas pamokas, kaip ten kas kada, tai va, tau bus darbam planuotis. Darbam pasiplanuoti, taip, tai tikimės, kad patiks ir dar kartą labai ačiū už tokį atvirą pokalbį ir iš tikrųjų tą tokį atvėrimą visiems ir žiūrintiems mokytojams ir nemokytojams. Tiesiai šviesiai kaip yra, ne tai, kad ten kai kurie sako vienaip, kai yra atvira, o viskas baigėsi, tada prasideda, jo, čia ne, truputį taip. Už akių viską, tyliai, patyliom, čia yra taip ir niekas garsiai nepasako. Nes to trūksta, labai trūksta. Taip, nes tada ir šiaip pasijauti, kad ne vienas esi, kad tikrai... Nes taip tikrai kartais atrodo, kad
nu viskas, nebegaliu, išeinu, nu, būna tikrai tokių dienų, kur nujauti, kad sistema tave suspaudė iki tiek, kad tu nebepaveži ir atrodo, viena tokia esu, visiems Tai gerai. nes pažiūri kolegės, kokį kabinetą, ta drugelis kabina kokį. Ir tu toks sėdi, o aš čia jau noris, nežinau ką padaryti, tada su tais drugelis laimingai ten ir gaunu. Ir gal, kad vienas esi, labai to atviro trūksta bendravimo. Nu nieko, kai peržengs tą kantrybės taurę, manau, kad prabils ir daugiau, nes jeigu jie tyli, tai gal arba nėra taip blogai, arba jie tiesiog nebesitikė pokyčių, kas yra gerokai baisiau. Dar Taip, dar baisiau. Tas rezignacija, tokia kapituliacija, ir net nežinau. Ir labai smagu, kad pakvietėt, labai smagu pakalbėti su žmonėm, kurie supranta tą visą situaciją, ne tik tai teoriškai, bet maždaug įsivaizduoja, o iš tikrųjų iš tų pačių rogių, tai ačiū Jums. Ačiū labai tau. Ačiū.